Tai nori pasakyti, ir Putinas yra labai charizmatiškas žmogus. Intravertas yra pats geriausias pardavėjas. Kodėl? Kokie būtų patys didžiausi charizmos priešai? Dieve duok man protingesnius už mane pašnekovus. Ekstravertas yra iš karto automatiškai charizmatiškas. Nebūtinai. Kokių tu man duotum patarimų? Kas yra gerai, tau nesakysiu tu ir pats žinai, aš pasakysiu, kas yra blogai. Nepamirškite paspausti prenumeruoti mygtuką, uždėti laiko ir parašyti komentarą. O tuo tarpu tie, kurie nemėgstate tokių intarpų kaip šis ir nenorite matyti reklamos, galite tapti nariais. Tiesiog paspauskite Join mygtuką mūsų YouTube kanale, prisidėkite 1 kavos puodeliu per mėnesį ir matykite visą turinį savaitę anksčiau be jokių reklamų. Kaip... O nežinau, gal... Iš vis... Nu gerai, tai pradėk. Tai tavo laida tu ir pradėk. Girdėjau, BMW vairuoja. Taip, patinka BMW? Nu, žinai, aš kažkaip už saugias stoteles. Mačiau, mitybos planus sudarinėjai. Taip, o tu domiesi sveika mityba? Ma kaip? Yra kebabė daržovių. O, naujojo odoj pirkai? Bent nauja oda mūsų supranta. Kosmetika, kuri tau tinka. naujaoda.lt. Labas, Donaldai. Labas, sveikas. Šiandien su tavim paliesime temą, kuri, kaip tu pats prieš pokalbį minėjai, ypatingai aktuali dabar ir iš praktinių sumetimų. Tai yra charizma ir retorika. Taip. Ir šiandien sužinosime, kaip patikti žmonėms, kaip su jais bendrauti, kaip padaryti gerą įspūdį, kaip flirtuoti, kaip pakviesti galbūt tinkamai pasimatymą arba klube užkalbinti merginą ar vaikiną. Na, panarpliusim visą tai, ką kalba mūsų kūnas, visos gestikuliacijos, mimikos, ta pati kūno kalba, stovėsina ir panašiai. Tai esmė sužinoti viską iš praktinės pusės apie charizmą. Super, labai gerai. Ir žinai, aš, kai buvau jaunas, aš pats turėjau šiek tiek bėdų su bendravimu su merginomis. Ir aš kažkaip tai niekada į tos romantiškus santykius nepereidavau, visą laiką užsilikdavau draugų zonai. Kažkaip va taip nutikdavo. Žinai, ir koks būtų, pavyzdžiui, paprastas 5 žingsnių receptas, na, tokiam momentiniui žavesiui, kad vis dėlto tave matytų kaip romantišką partnerį? Žinai, kažkaip gal čia mūsų kultūroje tas yra pakankamai mažai priimta, nors kuo toliau, tuo labiau, tai iš tikrųjų pastebėti ypatingus, gražius kito žmogaus bruožus. Ir nebijoti tuos bruožus garsiai tam žmogui pasakyti. Realiai komplimentas. Pasakyti gražų komplimentą. Kaip yra, pavyzdžiui, pasakai, būna kartais, eini gatvėje, pamatai gražų žmogų. Sakai, prinisko, faini tavo marškinė ir dar kažkas. Iš tikrųjų, ir matai, kad jam yra taip nuo to gerai, o tau yra dar geriau nuo to, kad jam arba ją yra gerai. Bet pastebėti kitose žmonėse tai, kas juose yra gerai. Čia paradoksai, žinai, mūsų kultūroje, pavyzdžiui, aš prisimenu, kaip mane kažkada mokė, reiškia, ten, pavyzdžiui, kalbėti su klientais ir taip toliau, ir man sakydavo, kas yra gerai, tau nesakysiu tu ir pats žinai, aš pasakysiu, kas yra blogai. O kodėl tu man nesakai, kas yra gerai? Pasakyk, kur aš esu stiprus, kokios mano stipriosios išskirtinės pusės. Nes jeigu mes to nesakom, taip mes slopinam savo ir kito žmogaus charizmą. Tai pirmas dalykas, pastebėk, kas kitose yra gražu. Prieik prie to, pagirk. Vėlgi, proto ribose, žinai, nereikia tam tikrų labai tokių intimių temų liesti iš pat pradžių, bet sakykim tai, kas tikrai yra, socialiai priimtina, pasakyti komplimentą tą temą, tai yra puikus pirmas žingsnis. Kaip neperžengti tos plonos ribos, kuomet tai gali būti tiesiog komplimentas, pavyzdžiui, vyruko komplimentas merginai, be kažkokių paskatų, ir kad jinai suvoktų, kad yra be paskatų, tiesiog noras jai pasakyti, kad jinai puikiai atrodo, o būna merginos to gazdinasi, nes galvoja, kad čia vėl kažkoks lenda prie manęs. Ir tada piktai nusisuka, nueina ir taip toliau. Būna ir tokių atvejų. Kaip va tokia, tos ribos neperženg? Galbūt su tuo pasakymu yra kažkokių tai niuansų. Žinai, mes jūs prieš laidą kalbėjom apie tą metodologijos nebereikšmingumą šiais laikais, kai dirbtinis intelektas viską pasako, bet vis tik šiek tiek metodologijos čia norėčiau įnešti. Bendravime būtent. Yra toksai iš NLP paimtas toksai garsusis komunikacijos trikampis. Tai pirmas dalykas tai yra, kai aš noriu užmegzti kontaktą su kitu žmogum, sakykim. Tai pirmas dalykas, aš jau turiu tam tikrų minčių, ką aš jai arba jam pasakysiu. Tai reiškia, jau žinosiu, kur aš noriu nuvesti. Bet tam prieš tai aš turiu paruošti ir jį, ją ir taip pat save. Tai pirmas, nukalibruok kitą žmogų. Kaip jis jaučiasi, kaip jis galbūt kalba, kokios jo manieros, kiek galiu prie jo prieiti arčiau, toliau ir taip. Nukalibruok, kas per žmogus. Ir kaip būtent iš išorinių požymių pabandyti suprasti, kaip žmogus šiuo metu jaučiasi viduje. Tai yra mūsų treniruotėm pakankamai lengvai gaunasi po kurio laiko. Antras žingsnis, prisiderink prie kito žmogaus. Tai
Sakykime, nu, jeigu jis nori laikyti atstumą ir tu laikyk atstumą, jis ten nori, pavyzdžiui, paduoti ranką, tu jam paduok ranką, tai yra nukalibruok, prisiderink, kam to reikia, tam, kad užmėgsti pasitikėjimą, užmėgsta kontaktą, pasitikėjimas, raportas, kaip sako NLP, yra pasitikėjimas, o tada aš jau matau, kad pasitikėjimas yra, tada aš galiu pasakyti tai, ką aš noriu pasakyti. Bet jeigu, tarkim, aš matau, kad, žinai, kažkada buvo tokia situacija, man, pavyzdžiui, yra normalu prieiti prie kito žmogaus ir apsikabinti. Tai gestas gražus, sakyk, mano manimu, nieko ten jokių kėslų nėra. Bet vieną kartą, prisimenu, buvo mano vieno iš vaikų mokykloje buvo susirinkimas ir aš kažką priėjau prie mokytojos paklaust kažko, bet tokio darbinio. Ir natūraliai, kaip aš uždėjau ranką, kažkaip pačio, bet net neapsikabinau ant peties, kas tarsi. Jinai iššovė per 2 metrus nuo mane. Reiškia, žmogui tai sukėlė labai nemalonių jausmų, gal kažkokie prisiminimai, gal kažkokie trauma atsigaivino. Supratau viskas, kalibravimas įvyko. Aš nekėsiu per ten 2 metrų atstumą, viskas, jokių komplimentų, tik tai darbiniai reikalai. Žmogus tam, jisai yra išgąsdintas, išsigandęs tam nepasiruošęs. Bet jis taip ir nubrėžė savo ribas. Labai aiškias ribas. Bet čia kalibracija įvyko, tvarkoju, su to žmogum kalbam tik to ir atstumą. Jeigu mes kalbėtume pačią charizmą, ar mes galime dėti charizmai lygybės ženklą savivertį? Man labai patinka vienas autorius, kuris ne vieną kartą buvo ir Lietuvoje, tai yra airių psichologas Owen Fitzpatrick, ir nuostabi knyga yra Charizmos pranašumas. Tai būtent, kuris kalba apie charizmą, tai galėsime atskirai tai pasišnekėti, nes ten yra plati labai tema būtent toj knygai, bet ten yra pakankamai daug savivertės didinimo pratimų. Kuo aukštesnė mūsų savivertė, tuo aš labiau pasitikiu savim, tuo labiau aš skleidžiu tai, kas aš esu iš tikrųjų būtent tą mano prigimtinę charizmą. Todėl vis tik atsakant į klausimą, aš dėčiau lygybės ženklą, reikšmiškai. Kaip be to? Žinai, jeigu aš nemylėsiu savęs, elementariausiai, jeigu aš nevertinsiu savęs, apie kokią charizmą mes galim šnekėti. Galbūt išoriškai kažką galiu tvarkyti, bet viduje tai bus tuščia. O kokie būtų patys didžiausi charizmos priešai? Aš išskirčiau tokius, tiek aš, remdamasis to pačiu Fitzpatricku, tiek savo patirtimą asmenį išskirčiau netgi 8 priešus. Pirmi 4 priešai tai yra baimė. Tai yra baimė, kad mane atstums. Pavyzdžiui, prieisiu prie merginos, man pasakys, eik iš ir dar kažkas. Vieną kartą, tarkim, taip atsitiko ir tas jau reiškia tavo baimė, kaip demonas gyvena mano galvoje, kad taip atsitiko. Vėl nepasiseks, žinau, kad nepavyko, vėl nepavyks. Bet čia dažnas dalykas, labai visi tai stabdo, taip, ir mus tai stabdo. Žinai, kaip sako, paimk kitos, pavyzdžiui, pardavėjus, kur door to door, ten knygas parduoda Amerikos, sakykime. Kiek sako, 200 vizitų, iš jų 180 kartų pasakoma, ne, iki šiandien. Bet tu supranti, kad tai yra neatsiejama tavo darbo dalis, bet tu eini toliau, kol galų 20 pasako, taip, prašom, mes jūsų laukiam ir panašiai. Čia pardavimų srityje, tai iš viso žmonės, kurie eina jau į pardavimus, jie turi suvokti, arba jie gali priimti atsakymą ne, arba negali. Jeigu ne, tai pardavimuose tada geriau nedaryti. Tai klausimas, dabar, nežinau, gal čia bus erezė, ką dabar pasakysiu, bet ar santykių kūrimas, ar tai nėra pardavimas? Tu parduodi pats save, parduodi pasitikėjimas, tai būtent su manim galim bendrauti, aš esu patikimas žmogus, tai pristatyk save taip, kad tavim patikėtų iš esmės. Plačiai prasme be abejo, kalbant būtent tą plačiai, labai būtent tą etinę temą, moralinę temą, būtent iš tos pusės, iš to. Bet kalbant apie charizmos tos mūsų priešus, tai pirmas baimė, kad man nepavyks, baimė, kad mane atstums, baimė, kad vėl susimausiu, baimė, kad, žinai, papulsiu vėl į tokią nepatogią situaciją. Nes labai nepatogiai jaučiausi, vėl jaučiu tas atsikartos, tai yra baimė. Bet kas yra baimė? Geras dalykas, baimė tai yra mūsų minčių produktas, kuris gyvena mūsų galvoje. Tai klausimas, ar tu leidi tai baimė dominuot, ar tu sakai, pala, tai praeitį kartą nepavyko, bet žinau, kad dabar kitas kartas, aš jau kitoks, jau kažko išmokau, kaip gerai, kad pasimokau, bandau dar kartą. Tai čia pirmi 4 priešai ir baimės. Toliau yra toks labai gerai skambantis priešas rimtumas. Žinai, kai būna, šiaip supraskim teisingai, rimtis, šiaip tai rimtas žmogus, tai faina, gerai, tai yra, solidus, rimtas, patikimas žmogus, bet kur ta riba? Žinai, kaip sako, nusišypsok, jau viskas, jau taip viskas rimtai, kad jau negalima taip rimtai, kur tas tavo vidinis vaikas ir panašiai, žodžiu. Bet kur ta riba, kai viskas, dabar pasijuoksiu pats iš savęs, iš situacijos, žinai, ir leiskim šiek tiek atsipalaiduoti. Kitas dalykas, prisimint tą posakį, kad patys baisiausi dalykai šitam pasaulyje yra daromi žmonių su labai rimtomis veidų išraiškomis. Tai va čia tas yra, kur tas rimtumas yra dar viskas, o kur pačias viskas, baigiam, juokiamės ir panašiai. Bet galbūt kartais rimtumas atsiranda, tarkim, bendravime iš to, jog žmogus jaučiasi galbūt net nežinau, ne tai, kad prastesnis, bet neįvertintas tame pokalbyje, nes jaučia, kad jį gerbtų ir jisai tuo rimtumu bando parodyti, kad, užsitarnauti tą pagarbą. Kiekvienas atvejis yra skirtingas ir unikalus. Vėlgi, čia tu palėtė temą, tai yra mūsų, neturim lietuvių kalboje tokio žodžio kaip mindsetas, kuris labai daug ką pasako. Tai yra mūsų mąstymas, nusiteikimas, mūsų įsitikinimai.
Bet man, pavyzdžiui, labai patinka žydų kultūra yra pasakymas, kad Dieve duok man protingesnius už mane pašnekovus. Nes tada aš smalsiai iš jų imsiu viską, mokysiuosi iš jų gerai, dabar aš nesuprantu pusės to, kad tu žmogaus šneki, bet kiek aš iš tavęs galiu paimti. Čia yra mūsų požiūrio klausimas. Tai kaip aš tai žiūriu, ar žinai, susimažinęs, kaip aš nieko ne... Ar kaip tik kalbėkit, taigi aš išeisiu protingesnis. Tai čia yra mūsų pasirinkimo klausimas. Ar aš to bijau, kaip sakoma, viena iš baimių, ar aš kaip tik smalsiai lendu į ten, kur man dar neištyrinėta teritorija, nes po to pokalbio išeisiu žymiai stipresnis. Šitą esu girdėjęs ne kartą ir pats netaikė savo praktikoje, kuomet tu nori kažko pasiekti, ar versle, ar moksluose, visą laiką turi supti save protingesniais keliais žmonėmis. Taip, tikrai. Aš net universiteto laikais tą patį dariau ir matydavau, kaip tiesiog tie žmonės aplinkui mane kelia į viršų. Tikrai taip. Galbūt tas rimtumas, nelygų situacijų, žinai. Bet jeigu toliau atsakant tavo klausimą, mes dabar turim kiek čia? 5 priešus. Dar 3 liko priešai. Tai 6 priešas, kurį aš galiu įvardinti, tai yra, vėlgi supraskim teisingai, pernelyg didelis situacijos analizavimas. Tai toks linksmas, linksmai liūdnas anekdotas apie labai save analizuojantį žmogų, žinai. Bet labai analizuojantis žmogus pasiklysta miške. Elementariausiai, būtinė situacija, pasiklydo, kažkur neturėjo, ten telefonas nusėdo, navigacijos neveikia ir žmogus pradeda analizuoti situaciją. Vat kodėl aš pasiklydau, vat kiti nepasiklysta. Kodėl man visą laiką taip, vat kitiems ne. Jis gali analizuoti, nežinau, kelias paras tą situaciją, bet išeiti iš miško greičiausiai jam tai nepadės. Tai čia vėl grįžtam prie to, kur ta riba. Supraskim teisingai, analizė yra būtina, savianalizė yra būtina. Klausimas, kur tarp, viskas užtenka, jeigu aš toliau čia sėdėsiu, aš niekur nepajudėsiu. Kitas klausimas, ką turiu padaryti, kad išeiti iš to miško? Šitą tai irgi labai daugelis daro po skyrybų. Analizuoja, kodėl, kas įvyko, o ką jie dabar daro, kodėl apie mane negalvoja ir taip toliau save kaltina. Ir žinai, kas dar atsitinka, prie ko priveda ta perdėlė savianalizė, tas overthinkinimas, žinai. Aš ne tiek vadu mąstyti, kad ir kas atsitinka, aš tuo būdu gyvenu tik tai galvoj. Ir pamirštu, kad dar yra mano kūno pojūčiai, kad dar mano jausmai, emocijos. Praktiškai aš tą nuslopinu, aš tų nebegirdžiu. Man kūnas sako, viskas, eik, daryk kažką. Bet negirdžiu, nes gyvenu galvoj. O yra vaistas koks nors sustabdyti tą overthinkinimą? Mano vienas iš didžiausių mokytojų, pas kurį man teko didžiulė garbė mokytis metus laiko gyvai, yra Dan Brulé, tai yra vienas garsiausių pasaulyje sąmoningo kvėpavimo mokytojų. Tai jo yra, ko gero, leitmotyvas, frazė tokia, žinai, kuriais man pastoviai kartuodavo per tuos metus, kai aš pasimokiausi. Do not think, breathe. Taip, iš tikrųjų, kaip sakoma, tai yra, negyven galvoj, pakvėpuok, nėra nieko, ko negali iškvėpuoti. Įkvėpk, išgirs, ką tau sako savo kūnas, išgirs savo jausmus, išgirs savo emocijas, daryk kažką žmogau, dirb su to. Tai 7 mano labai mėgiamas, nes tai yra dažna mūsų posttarybinės geografinės erdvės, tai čia praktiškai visi per tai esam praėję. Ir tai yra iki šiol tas dėja, bet jaučiasi, tai drovumas. Ne kuklumas. Kuklumas nuostabiai yra savybė, būk kuklus labai, tai yra drovumas. Ir tas dažniausiai, žinai, pasireiškia, gal patylėsiu, ką man čia įdomu, žinai. Praeitą kartą pasakiau savo nuomonę, gavau čia bart, geriau aš patylėsiu, žinai. Turėjau mintį, bet geriau patylėsiu, žinai, nes vėl nesupras manęs, kas aš čia toks, kad dalinčiau savo mintis ir panašiai. Vėl pasakysiu ir vėl man pasakys rimtuolis čia kažko. Jo. Žinai, aš čia prieš porą metų turėjau tokį fantastišką susitikimą vienoje Vilniaus gimnazijoje su abiturientais. Buvo pusę metų reikia iki abitūros egzaminų, iki išleistuvių ir kalbėjau apie viešą kalbėjimą su jais. Ir kažkaip užėjo natūraliai kalba apie viešo kalbėjimo baimę. 60 kažkur jaunų žmonių abiturientų, kurie tuo išeis į pasaulį, žinai. Sakau, klausykit, tai aš esu tarybinės visuomenės produktas, sakau, tai mūsų slopino į kairę ir į dešinę, sakau, jūs tai aišku visai kita karta, sakau, tai greičiausiai, įdomumo dėlį, pakelkite rankas, kiek iš jūsų bijot kalbėti viešai. Vis dar naiviai tikėdamas, kad bus kelios rankos. Tu nepatikėsi, praktiškai pakėlė visi 60. Aha, supratau, gerai, sakau, tada jūs man pasakykite, kaip ano sistemų žmogui, tai mes tai bijom, reiškia, kad ten išmės iš mokyklos dar kažką, nes tokie laikai, nebuvo galima daug aš šnekėti, sakau, ko jūs bijot? Sako, labai paprastas dalykas, vienintelį baimę, ką pagalvos kiti. Dėl to aš geriau patylėsiu. Dėl to aš droviai nuleisiu galvą, ne visi jokiais būdais, bet dažnu atveju geriau patylėsiu, kam, sako, bus ramiau, žinai, kaip sako, patylėk, protingesnis atrodysi, kaip sako mūsų išmintis, bet čia yra baisu, taip ir slopinam, ir būtent tai yra drovumas geriau. Kaip aš kartais sakau, žinai, Nobelio premijos vertos idėjos kartais nutylimos dėl to, kad ką pagalvos kiti. Tai čia vienas iš toks charizmos priešo, ne? Tas bandymas visą laiką nuslėpti savo jausmus, mintis,
O reiškia charizmatiškas žmogus, jisai daugiau reiškia savo Aš nebijau poziciją. pasakyti, va, aš toks, priimkit, nepriimkit, bet aš toks. Prieš savai tai aš negaliu savo meluoti ir panašiai, negaliu meluoti savo ir taip toliau. O čia, vėlgi, aišku, kontekstas, nelygių kontekstas. Gal yra situacijos, kai reikia strategiškai patylėti, sakykime, būna tam tikros situacijos. Bet klausimas, kiek tu ilgai savo leidai tą daryti. Patikėk, yra žmonės, kurie tą daro nuolatos. Ai, geriau aš patylėsiu. Geriau įsiklausysiu, sutiksiu su kitų nuomonė, bet tas negatyvas tai kaupiasi mumis, jis niekur nedingsta. O tas ėjimas prieš patį save. Ir po to vieną dieną gali išsprogti labai nemaloniom aplinkybėm. Tai čia ne apie viešumą kalbant, tai ir santykiuose tas pats ir tarp draugų būna, kai tu tos savo pozicijos nepasakai. Taip, tikrai taip. Noriu paklausti, ar yra kas nors labiau nervinančio nei rytiniai kamščiai? Nu, nebent jūs važiuojate 5 ryto ir tų kamščių nėra. Ai tiesa, dar yra lėtos eilės parduotuvėse, pamesti raktai ir kaimynas, kuris gręžia sieną 7 ryto. Na gerai, ir nemėgstamas darbas. Ir kaip į visą tai ramiai reaguoti. Būtent čia atsiranda maisto papildas Rodiola. Ne tam, kad taptumėte zen meistru, bet tam, kad bent jau nešaukti ant aplinkinių. Mažiau nervų, daugiau proto. Tai yra natūrali energija, be jokio kavos pertekliaus ir drebulio. Na ir kai viskas griūna, bent jau tada jūsų nuotaika yra puiki. O su kodu Tap geresniu mano vaistinė.lt svetainėje šie papildai 40% pigiau. Ir viskas bus tvarkoje. O mes grįžtame atgal į pokalbį. Aš visai nesenai buvau spektaklyje Tobuli melagiai ir ten buvo kaip tik situacija, kuomet vienas iš tų aktorių, jisai buvo gėjus ir visiems pasakojo daug metų seniem draugam, kad jisai susitikinėja su merginom ir visi, nu tai kokią tu čia merginą turi, taip toliau, jinai liko namuose, serga, o spektaklio eigoje išsiaiškino, kad tai jisai ir buvo gėjus ir jisai tą slėpė nuo visų draugų ir ten ir buvo komentaras. Nu tai kai jūs va taip sureagavo, tai aš todėl ir nenorėjau sakyti, nes va bijojau tokios reakcijos ir jisai bijojo daug metų taip pasakyti. Laikė savyje, o tas įvalgė be abejo. Be abejo. Čia, žinai, aš pasimėjau dar jau pakankamai atgal laiko, tai dar kaip prieš vestuvės, kadangi mes tuokėmės bažnyčioje, tai tokie privalomų kursai yra, sakykime, ten, su žmona vaikščiam, tuo metu būsimąją žmona vaikščiam tos kursus. Tai labai prisimenu gerą psichologo tokio žodžiu, sako, yra skyrybų situacija, jis pasako tokią istoriją, čia būtent apie tą nutylėjimą, apie drovumą. Ir sako, ten šeima pragyvenus 30 virš metų kartu, viskas skiriasi ir viskas, žodžiu, nu ir ten tas, žodžiu, tas mediatorius bando suprasti situaciją, gal sutaikyti, sako, tai sako, tam vyrui sako, tai kas lemia, kad jūs norit skirtis? Pasakykit dabar, sako, mes jau turim dabar, nu, tie viską iškelti paviršių. Vyras, atsisko žmona ir sako, žinai, sako, pagrindinė priežastis, sako, dėl ko aš noriu skirtis, sako, tai va dėl tų tavo bjaurių šparaginių pupelių, kurias tu kiekvieną sekmadienį visus tos metus man gamini. Bet tada žmona nustemba ir sako, brangusis, betgi tu visada sakei, kad tau jos labai patinka. Ir galų galia tas išorės, tai dėl ko? Jeigu tu žinojai, kad blogai, tai dėl kokių priežasčių tu tylėjai? Tai va tas drovumas. Nevalia sakyti moteriai, kad bus neskaniai pagamino. Pasakyk kitais žodžiais, gal tu kažką, čia kaip tu tą pasakysi? O čia irgi charizmos dalis. Taip, kaip tą pasakysi? Galim pasakyti labai nemalonius dalykus, klausimas, kaip tą pasakysi. Žiūrėk, liko pas mus paskutinis. Priešas 8, tai yra negatyvių emocijų bagažas. Be jokios abejonės. Jeigu žmogus kaupęs daug negatyvų patirčių, jeigu to nepradirba pats su savim, natūralu, apie kokią charizmą mes galime šnekėti. Bet mes dabar gyvenam tokio, žinai, negatyvioje aplinkoje, kuomet labai daug tų tokių įvykių nemalonių vyko. Covidas, visi uždaryti, tada karas ir vyksta karas ir neaiškus iš viso čia karo vingiai, kas čia bus ateityje ir taip toliau. Ir tas negatyvas labai jaučiasi, žinai, ten rinkimai, vėl nepatenkinti žmonės tuo, ką išrinko, kas ten vyksta politikoje, išrenka į merus, sprendimai irgi nepatinka ir ant kiekvieno žingsnio kelia kainas, mokesčius ir tas negatyvas tave visą laiką supo. O dar, jeigu kalbėti apie asmeninį gyvenimą, ten kažkokie nesklandumai, vaikai, skyrybos, verslas, na tai to negatyvo labai daug, dar plus jį transliuoja televizija, dar plus portalai negatyvi žinutės labiau pušina, nes jos yra labiau skaitomos. Tai kaip jį suvaldyti? Nes, jis atrodo tiesiog smelkėsi į mūsų gyvenimą net nenorom. O dar plus tas dirbtinis intelektas, apie kurį mes šnekėjom, kuris ateiminė iš mūsų darbo vietas ir panašiai. Žinai, tikrai taip sutinku, kad, matyt, tokių tirštų laikų, ko gero dar nebuvo istorija, ką mes dabar išgyvenam. Vienareikšmiškai, pilnai sutinku. Iš kitos pusės, žinai, kaip sakom, balanso principų. Iš kitos pusės mes turim tiek galimybių, tiek instrumentų, tiek praktikų, kad mokėt visą tai suvaldyti savyje, visą tą negatyvą.
Sako, tik dabar klausimas, kaip pasirinkti iš tos gausos, kaip pasirinkti tai, kas gali mums padėti. Ir čia klausimas kitas, tai kiek žmonių žino, kad yra kaip savo padėti, bet kiek žmonių to ir nedaro savo. Aš žinau, kad kažkas girdėjau ten tokią techniką, bet aš to nedarau, kodėl. Vieną kartą bandžiau, man nepadėjo. Tai pabandyk dar kartą. Nes kur kas paprašiau sakyti, viskas, šakė, stresas, blogai, visur juoda ir panašiai. Taip, sunku. Bet yra pilna priemonių, kaip tu gali savo pagelbėti. Bet va dabar, tu nesirenki. Kai tu, Donaldai, pasakėjai su tokia emocija, iš karto atrodo toksai, žinai, man sėdinčiam čia iš karto taip neįdomu atrodo su žmogum būtų bendrauti, žinai, viskas jam blogai, tai apie ką su juo kalbėti. Tai čia vat ir yra tas charizmos žudikas, ne, kad jeigu žmogus taip jam viskas blogai, tai, tai ką jau tada, jam viskas liūdna, blogai. Žinai, tu čia palėti tokį, ko gero, vieną tokių kertinių klausimų, kai aš labai dažnai savo klientų klausiu. Ir savęs dažnai paklausiu, lygiai to paties, kiek jumise smalsumo? Smalsumo visam kam? Pačiam savo, kitiems žmonėms, tai kas vyksta, galimybių smalsumo, savo potencialo, savo charizmos atskleidimo, kiek yra to smalsumo. Nes kol žmogus smalsus, žiūrėk, vaikas, ir tas įdomu, ir tas tol tu augi. Žinai, viskas man aišku. Bandžiau, žinai, nepavyko. Neveikia, žinai. Ir tas neveikia, bet yra 15 kitų, gal tą pabandyk. Žinai, maniau, ir čia baisiai liūdna, čia ne tik, kad žmogus yra nuobodus ar dar kažkas su tuo žmogum darosi. Galbūt kažkas pasižiūrė su gyvybinė energija, jinai baigia kažkas, ko čia yra, sakyčiau, čia tokia liūdnas fenomenas labai. O tokių žmonių dėja, kuo toliau, to daugiau. Kaip tą atpažinti? Pats žmogus gali tą atpažinti? Nes man atrodo, pats žmogus to nemato. Nebent jam kažkas iš šono gali pasakyti. Ar tu galvoji, geba žmogus tai pamatyti savyje, kad jisai nieko nesidumi ir neturi to smalsumo? Žinai, jeigu žmogus geba savo pasakyti, trūksta smalsumo, jau yra gerai. Aš jaučiu, kad man trūksta smalsumo, kažkaip reikėtų ieškoti. Jau vyksta procesai. Bet dažnai dėja žmonės lepiasi po tokiais. Būtų faina, bet žinai, bet laiko nėra, darbai dabar, žodžiu, turėčiau laiko, tikrai pabandyčiau, žinai, bet dėja nelaiko, dėl to sunku, tai rutinai traukia. Žmogau, tu dabar teisinėsi. Ir tie pasiteisinimai slepia, kad tau elementariausiai trūksta smalsumo. Žinai, kažkada prisimenu, aš tokie mokymai buvo tokia labai šauni vyriška kompanija ir užėjo kalba, reiškia, apie meditaciją. Sakau, žmonės, meditacija, tai yra įrankis, tai yra proto nuraminimui, iš tikrųjų, tai minčių įsiskaidinimui, tai yra puikiai priemonė. O tai parodysiu, tai aišku, ko parodysiu, kaip yra būdų daug, sakau, aš parodysiu kelis, ką aš naudoju, sakau, galite naudoti, oi, kaip gerai, bet jau matau, azartas kyla, tai parodžiau, geras, tinka, kaip čia paprasta, o kiek laiko, sako, reikia, žinai, sakau, optimalus laikas, pavyzdžiui, 20 minučių ryte, 20 vakare, ne, šiandien laiko nėra, žinai, būtų kokios, Būtų 2 minutės. Bet ir to nebūtų. Čia yra netame ir esmė, kai iš tikrųjų žmogus turi smalsumą, jam ir valandos, ar aš turiu valandų ir daugiau, jeigu iš tikrųjų tas smalsumas yra. Bet labai patogu pasislėpti, žinai, kad darbų daug. Žinai. Tu žinok, priminėjai mane vienoje situacijoje, aš niekada nerasdavau laiko knygom. Nes rasdavau visą laiką pasiteisinimų. Reikia šunį išvesti, reikia taip toliau ten kažką dar padaryti, reikia ruoštis, krūvą pasiteisinimų. Neturiu aš laiko tų knygų skaityti, čia rašo reikia 10 puslapių į dieną, taip toliau. Kažkur 3-4 mėnesiai atgal aš taip pradėjau po truputį jas pratintis į savo gyvenimą. Tai šiuo metu per mėnesį aš jau perskaičiau 6 knygas. Ir aš tiesiog gliaudžiu kaip riešutus, žinai, ir aš tiesiog ne tai, kad nerandu laiko, aš tiesiog laukiu, kad aš to laiko turėsiu, aš matau, kad šiandien turėsiu valandą laiko, tai paskaitysiu, nes įdomu, kas toliau vyksta. Kas knygoje vyksta, žinai, ir aš plus suprantu, kiek tai daug duoda mano laidų vedimui, retorikai ir visam kitam. Tai aš pamačiau tame prasme ir iš karto laiko atsirado. Tai galbūt, žinai, čia tame supratime, kiek tu matai, kad tai duos tau prasmės gyvenime ir žmogus, kuomet nelabai jaučia prasmės iš meditacijos, prasmės iš sporto, prasmės netgi iš komunikacijos, komunikabilumo su kitais, jisai to ir nedarys, nes jam labai sunku suvokti, o kas pasikeis. Tada klausimas pačiam, ar tau patinka taip, kaip yra, jeigu nepatinka, tvarkoji, tau netinka meditacija, netinka sportas, bet dar yra begalės dalykų, kuo tu gali savo pagelbėti, kad išeiti iš tos slogios situacijos. Klausimas, ar tu nori? Ar tu iš tikrųjų nori? Na ir dabar mes jau, kai žinome žudikus, gal pakalbėkime apie įpročius, kurių galėtume išmokti arba turėtume išmokti, galbūt taip pasakykime, nes, charizma, tai sakyčiau, turbūt yra pridėtinė vertė kiekvienam, jog būtume charizmatiški žmonės. Galbūt pradėkime vis tik dar prieš tai atsakant iš to klausimą, prieš atsakant iš viso, kaip mano akimis, kaip aš matau charizmą, kas tai yra, nes iš tikrųjų versijų daug, apibrėžimų yra daug, bet vis tik mano manimu, žinai, kai manęs kažkas paklausė, tai vis tik, tiek metų to dirbat, apie tai kalba, tai įgimta ar įgyta?
charizma. Tai vis tik, žinai. Nes yra, kad, pavyzdžiui, sako, įgimta ir jeigu neturi, ačiū viso gero, žodžiu, net ir nesiblaškyk, negaišk laiko. Kiti sako, ne, tai yra įgyta, tai yra nereikšmė įgūdis, kurį galima lavinti ir panašiai ir panašiai. Nuomonių daug. Ir kuo daugiau nuomonių, tuo reiškia įdomiau ir parodo, kad tas labai svarbus fenomenas yra būtent charizmas. Aš vis tik, kadangi mane įtaką padaręs tas pats Orna Fitzpatrickas man labai didelė, plus dar keli labai artimi žmonės, kurių pokyčius aš mačiau, plus ta pati Vita Akstinaitė, kur buvo pas tave kažkada tai podcaste, kur labai sutinku su jos nuomonė apie charizmą ir lyderystę, būtent čia sutampa mūsų nuomonės. Aš sakyčiau taip, mano manimu, charizma tai yra 100%, bet čia mano nuomonė, tai yra įgimtas dalykas. Įgimtas. Bet mažas niuansas. Ta įgimta dovana turi absoliučiai kiekvienas žmogus. Visi mes jau gimstam charizmatiški, nes mano manimu, charizma tai yra mūsų autentiškumas. Tai yra gebėjimas būti tikrais pačiais savimi. Vaikas, kai gimsta, jisai, koksai gražus, koks mielas, nes vaikas koks yra, toks jis nebijo, jis dar nieko nesupranta, bet jis nebijo būti toksai, koksai yra, nes kitaip ir būti negali. Bet po to, po kiek laiko, po metų, po 2, staiga aplinka pradėjom sakyti, klausimas, ką pradžioje tavo aplinka daro su tavo įgimtą dovaną. Ar slopina, sako, ne toks, būk taip, ar kaip tik atskleidžia tavo charizmą. Daryk, mes tavim tikim, mes tave palaikysim ir taip toliau. Ką daro aplinka su ta įgimta dovana? O po to, ką daro pats žmogus su savo įgimta dovana. Ar sako, aš negaliu, man nesigauna, aš nemoku. Ar sako, noriu, padarysiu, smalsu, atrasiu ir panašiai. Taigi, mano manimu, šventų įsitikinimu. Turim kiekvienas klausimas, kiek mes to tikim ir ką mes su to darom. Bet iš to, ką aš girdžiu, tai tu jau taip, ne tai, kad nenoriu pasakyti nurašai, bet noriu pasakyti, kad galbūt tavo atveju tu galvoji, jog lipdomas yra žmogus kaip plastelinas tam visam jaunystės periode ir tuomet toks, kas jis yra sulipdytas, jisai paleidžiamas į gyvenimą, ne? Bet ar mes galime tokie, kokie buvom sulipdyti savo tėvų, savo aplinkos, galbūt nuslopinti, galbūt ten, nežinau, perdėtai įbaiminti, nes aš, žinok, aš iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, aš velniškai bijojau eiti deklamuoti eilėraščius prieš klasiokus, nes išgyvenau patyčias, aš bijodavau eiti, nes galvau, kad iš manęs juoksis, taip aš geriau dvejetą gaudavau, negu eidavau padeklamuoti eilėraštį. Tai ir žinai, ar galima po to išmokti to ir atskleisti vis dėlto savo tą charizmą, vaikišką charizmą, kuri buvo užslopinta? Ar tai jau yra ženkliai sunkiau ir gal net neįmanoma? Tai dabar pratęsiant tą apibrėžimą, kad tai yra gimta dovana, kurią turim kiekvienas klausimas, ką pradžioje ta aplinka su to daro, po to mes patys ką darom, bet svarbiausia, to galima išmokti. Tikrai taip, jeigu yra noras, jeigu yra pasiryžimas, jeigu tas pats yra smalsumas, tu gali pasiekti, ko tu nori. Nesvarbu, kaip tu ten nuslopintas būtum, sakykim, bet jeigu tas yra noras, tu gali. Klausimas, kaip sakė mūsų bendrapažįstama Vita Akstinaitė, sako, kaip tau pasisekė genų loterijų? Ar tu jau gavai kažką daug ir tik šiek tiek reikia padirbėti, ar reikia dėti daugiau pastangų, kad atskleistum tą savo prigimtinį, tą savo grožio potencialą? Galima. Aš to vėl šventai tikiu, tas galima. Pavyzdžių yra per akis. Čia žmogus buvo užspaustas, nuslopintas, bijo kalbėti viešai, bet staiga vienas dalykas, kitas, antras, kažkiek laiko, jis išneka laisvai. Reiškia, yra kažkas, tik tas buvo užslopintas. Kaip aš sakau, turim visi. Klausimas, kiek jinai nuslopinta, kiek reikia pastangų įdėti, kad tą atskleisti. Ir klausimas, kiek to noro yra. Ar pats žmogus to nori? Na, čia savaime aišku, nes jeigu pats žmogus nenorės, nieks jo neprivers. Bet dabar, jeigu mes kalbėtume apie pagrindinius įpročius arba pagrindinės charakteristikas, iš ko ta charizma susideda ir kokie jie būtų? Tai pradžioje nereikšmiškai, pradžioje, žinai, ta pati frazė, žinai, ką antikos mąstytojai sakė, žinai, mes esame tai, ką mes mąstome. Mūsų mąstymas formuoja mūsų realybę. Tai žmogau, tu kreip dėmesį į tai, kaip tu mąstai, kaip tu matai save, kaip tu matai pasaulį. Ar pasaulis yra blogas, juodas, aplinkui vienos problemos ir aš esu viena iš tų problemų? Ar taip, pasaulis galbūt nėra pati šiuo metu saugiausia vieta gyventi, bet aš turiu didžiulį potencialą ir galbūt galiu kažkiek tai padaryti gražesniu, bent jau savo gyvenimą. Tai čia tavo mąstymas. Kaip sakoma, koks tas tavo mąstymas? Ar jis ribojantis? Negaliu, nepadarysiu aplinkui, ne priešai, melagį ir taip toliau. Ar jisai yra palaikantis, tas atskleidžiantis, žinai, aplinkui draugiška pilna resursų aplinka. Pirmas dalykas. Analizuokim, audituokim, revizuokim, koreguokim, jeigu reikia savo mąstymą. Sakyčiau, čia viskas nuo to prieina. Ok, tai pirma mąstymas. Pirma mąstymas. Toliau, kokios dar charakteristikos būdingos
Charizmai. Nepamirškim to, ką mes jau šnekėjom, mes nesam vien tik tai mąstymo būtybės, taip pat yra mūsų emocijos, taip pat yra mūsų kūno pojūčiai, taip pat yra mūsų socialiniai ryšiai. Tai va čia klausimas yra, kiek tarkim aš jaučiu, ką man kūnas sako, kiek aš pažįstu savo kūną, kiek aš jaučiu, sakykim, kokius man signalus siunčia. Ar aš gyvenu tik tai prote, kas šiaip tai kaip ir nėra blogai, bet ar tas nenuslopina mano kūno pojūčių, mano emocijų. Vėlgi, bet mes esame ta visuma visų, tai mes esame kūnas, mes esame emocijos, mes esame mūsų mintis, mes esame mūsų dvasingumas, mes esame socialiniai ryšiai. Prašau, 5 kryptis, mažiausiai. Žinote, kas mane labiausiai stebina visose kelionėse, tai interneto kainos. Kaip žinia, roamingą visada geriau išjungti. Vietinis Wi-Fi internetas klaikus, o jei perki kortelę, tai jos ypatingai brangios. Būtent tam yra naujas sprendimas, kuris padės kelionėse visada turėti internetą eSIM korteliai pritaikytose telefonuose. Seilė. Tai nauja eSIM kortelės paslauga. Jūs galite pasirinkti tinkamą planą vos nuo kelių eurų ir 200 šalių. Viena kortelė visiems laikams, visose šalyse. Sutaupote laiko, ieškodami vietinių kortelių. Interneto saugumo funkcijų kaip VPN, AdBlocker ir panašiai. Kai kuriuose šalyse be VPN yra blokuojami net socialiniai tinklai. Nepasimausite ant įvairiausių skemų. Sumažinsite riziką roamingo išlaidoms. Visada turėsite ryšį, galima naudoti su iOS ir Android sistemomis. Na ir aišku, pagalba 24 valandas ir atgausite visus pinigus, jei eSIM kortelė neveiks jūsų telefone. Visi mano brangiausi podcastų žiūrovai paspaudę nuorodą aprašymą seilė.com/motyvuoti iš karto gaus 15% nuolaidą. Naršykite į sveikatą su Seilė. Jeigu mes dar šalia charizmos paliestume vieną temą - intravertai ir ekstravertai. Jo, labai gera tema. Kiek tai yra susiję? Ar ir tie gali būti charizmatiški, ar vis dėlto šitie būdai intraverto, ekstraverto daro įtaką mūsų nežinau, gebėjimui komunikuoti ir visiems kitiem niuansam. Tai dabar, jeigu mes paimsim intravertai, ekstravertai, tai yra 2 tokie polariškumai. Čia intravertas, čia ekstravertas. Suaugęs, sąmoningas žmogus, su savim dirbantis žmogus, ieškantis savęs natūralu, jisai darys viską, kad gebėti kažkur tarp tų polių pasivaikščioti. Būtent vertų. Būtent vertų, jo, bandyti, reiškia, judėti, sakykime. Problemos komunikacijos startuoja tada, pavyzdžiui, kai stipriai išreikštas intravertas ir lieka tik stipriai išreikštų intravertų. Ir aš nedėsiu jokių pastangų, kad būti supras ekstravertus. Tada yra problemos. Tada charizma yra nuslopinta ir praktiškai mes turėsime minusinį rezultatą. Bet jeigu žmogus supranta, kad, štai, gerai, klausimas tau, tu mane pažįsti jau praktiškai visą valandą. Pat aš intravertas ar ekstravertas? Kaip tau atrodo? Nes matai mane socialinėje erdvėje daug jo. Taip, tas ramus toksai tembras, tylus. Gal sakyčiau, intravertas išmokęs būti ekstravertu? Kažkur 10, tikrai 10, nes esu augintas kaip labai stipriai išreikštas intravertas, kuris gali būti vienas, komfortiškai jaustis vienas, jam kiti nebūtini, ta prasme, nepriklausomas, laisvas ir toksai. Bet žinai, kai aš jau paaugau, atėjau į sociumą, aš suprantu, kad tas mano intravertiškumas, kuris ypatingai pasireikšdavo tokias stresinėse situacijose, žinai, užsidarau ir spyglius išleidžiu, nelyskit prie manęs. Aš supratau, kad tai man nebepadeda. Tai trukdo būti sociume, trukdo gyventi pilnavertį gyvenimą. Ir aš supratau, smalsumas. O kodėl man nepabandžius pasimokyti būti ekstravertu, sakykime. Tai iš tikrųjų tai yra ir išmoktas ekstravertiškumas, bet to pačiu man labai faina būti švietoj sferai. Nes aš žinau, kad kai ateis laikas, aš grįšiu į savo intravertą, ten aš pabūsiu, prisikaupsiu energijos ir vėl eisiu į savo ekstravertišką erdvę. Tai yra išmokstami dalykai. Ar tiesa, kad intravertas ir ekstravertas, tai čia yra būtent mūsų energijos sėmimuose tas žinai, geriausias būdas, čia geriausias būdas, vienas iš geriausių, galbūt yra dar daugiau tų būdų, tai išsiaiškinti, ar žmogus intravertas ar ekstravertas, pats net būna kartais žmonės patys savo atranda. Tai yra klausimas, koks tavo tobulas laisvalaikio praleidimo būdas? Ekstravertas pasakys, stipriai išreikštas. Draugai, klubas, arenos, dar kažkas. Energija iš to aš pasiėmiau. Būtent taip žmogus pailsi. Intravertas, aš esu ir ne kartą buvęs arenos ir klubose, bet ten aš pavargstu. Bet kai man reikia, pavyzdžiui, 5 dienos išės mokym, pavyzdžiui, po 8 valandas į dieną. Aš intravertas, aš užsidarau savo saugioj namų aplinkoje, tik tarp pačių artimiausių žmonių, per kelias dienas pasiimu energijos ir aš vėl tvarkoju, reiškia, tai yra energijos paimimo būdas. Aš galiu eiti, pavyzdžiui, 3 dienas, pavyzdžiui, areną, bet po to aš 2 savaitės būsiu out, nes aš esu intravertas. Būtent taip pailsiu. Ekstravertą, pavyzdžiui, kažkada šnekėjom su bičiuliu tokiu labai stipriai išreikštų ekstravertų, sakau, aš jį taip perzindamas sakau, o tu, pavyzdžiui, įsivaizduoji, va taip, Palangoj,
ne sezono metu 1-2 savaitės. Jam kaip peiliu. Bet jis labai nuoširdžiai pasakė, sako, mirčiau 2 dieną. Labai nuoširdžiai, sakykime. Intravertui, gal ne 2 savaitės, bet, sakykime, savaitę 10 laisvai. Tai yra būdas pasisemti energijos, prisikaupti ir toliau grįžti į sociumą. Aš tai turbūt esu kažkur tai, sakyčiau, tarp intraverto ir ambiverto ties poilsiu dėl to, kad negaliu aš tai būti vienas. Taip. Aš jeigu atostogauti, tai negaliu vienas. Man reikia su antra pusė arba su kažkokiu draugu dviesi. Artimiausi žmonės vis tik viskas čia saugia aplinka, intravertas tinka, intravertų tinka. Bet, pavyzdžiui, kai sako, ten būna, mes keliam ten 7 šeimos. Ekstravertai nuo to kaifuoja, jiems tai super poilsis. Man tik tai, aš jau galvoju, pradedu sukti, kiek bus nesutarimų, konfliktų, visko, man jau baisu. Bet kai kam tai yra nuostabu. Siunčia nuotraukas, ten 40 žmonių draugiškai, pavyzdžiui, aš taip, pusiau juokai sakau, bet žmonėms viskas tvarkoj, jiems tas tinka. Bet tai gerai, tai ką, ekstravertas yra iš karto automatiškai charizmatiškas ir linkęs labiau, ir jam yra kur kas lengviau? Nebūtinai. Bet čia, žinai, paradoksas yra, kaip pavyzdžiui, mes šnekėjome pardavėjus, pavyzdžiui, šnekam. Atrodo, pardavėjas geras, tai būtų ekstravertas, turėtų būti, kuris komunikuoja ir panašiai. Buvo darytas dabar didžiulis tyrimas Jungtinėse Amerikos valstijose, neprisimenu, korporatyvinis tyrimas, kurie pardavėjus tikrai geriausi. Ir buvo labai nustebinti ten tie tyrimo organizatoriai, kad pasirodo, kad stipriai išreikštas intravertas yra pats geriausias pardavėjas. Kodėl? Nes jisai nenori dominuoti pokalbėje su klientu, jisai klauso klientų, jisai domisi klientu. Ir klientas galvoja, galų gale atėjo žmogus, kuris mane girdi, kuris mane supranta. Tai gali būti ir taip, charizmai nelygu. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, gali būti žmogus, gali žmogus, pavyzdžiui, būti labai ekstravertiškas, ekspresyvus ir panašiai, sakykim kažkas, bet, kažkas, lyg tai visos charizmos prieldos yra, bet ne charizmatiškas. O kitas sėdi, tyliai žiūri aplinką, vertina ir pasako 1-2 žodžius. Ir visi iš karto įsiklauso, geras, šventa tiesa ir taip toliau. Va, čia yra charizma, čia yra gebėjimas būti savim. Tu gali būti labai intravertas, bet tuo pačiu paradoksas, tuo pačiu būti charizmatiškas žmogus. Tai pakalbėkime šiek tiek apie bendravimo bruožus. Dabar jau į praktiką įsigilinkime, kad žmonės išgirdę šitas 40 minučių mūsų pokalbį ir žinodami dabar, kas yra charizma, jog visi gali ją turėti ir tai yra išmokstama. Visi turi. Klausimas, kas to daro. Ir tai yra išmokstama, klausimas, ką darome ir dabar pabandysime pasimokyti. Tai aš, žinai, užsirašiau vieną iš tokių klausimų, kaip pagerinti savo retorikos įgūdžius, kad mūsų kalba būtų įdomesnė, įtikinamesnė, patrauklesnė, padėtų užmegzti galbūt glaudesnį ryšį su kitais. Kaip ta kalba turėtų atrodyti? Prisiminkim, kalba tai yra kas? Tai yra 2 dalykai, yra turinys ir forma. Tai yra, ką aš pasakau ir kaip aš pasakau. Mes dabar gyvenam tokiais laikais, kad turinys tai yra plius minus 10-20% įtaigumo, 80% yra mūsų formai atitenka. Tai pirmas dalykas, kalbant apie turinį, tai būtų pravartu labai prieš einant kalbėti, prieš galvojant apie savo retorikos įgūdžių pagerinimą, pagalvoti, tai ką aš noriu pasakyti. Vat ką aš noriu tokio įdomaus, išskirtinio, originalaus, svarbaus ir naudingo pasakyti manęs klausantiems žmonėms. Nežinai, galima kalbėti daug be sustojimo, bet taip niekur nepasakyti. Galima pasakyti keli žodžius, bet jis sakys, žmogui, tu pasakai tai, ko mums reikia. Ir klausimas, kaip paruošti tokį, kalbą, pranešimą, pasidalinimą tam, kad atskaitos klausimus, tai atsiminkim vieną paprastą dalyką, kalbant apie retorikos įgūdžius. Bet kokia auditorija, kuri mūsų klauso, turi vieną vienintelį klausimą. Tam žmogui, kuris kalba. Kas man iš to? Paprastai, buitiškai, žemiškai, kas man iš to? Va, tas žmogus kalba, ar aš sužinau kažką naujo? Ar aš girdžiu kažką vertingo ir svarbaus, kas gali kažkiek tai pakoreguoti gerą pusę mano gyvenimą? Jeigu taip, tvarkoj, įdomu, kalbėk toliau, nes tu atsakai tą pagrindinį klausimą. Žinai, pavyzdžiui, kai kartais buvo žmogus šneka. Ir jis aš, va toksai, aš toks patyręs, toks daug išsilavinęs ir taip toliau, tai net gali sukelti priešišką reakciją. Nes tu pagirūnas, o man kas iš to? O kitas žmogus keliais esminiais štrichais pasakys, kažką tokio, kas atsako klausimą. Žmonės, po to, ką aš pasakysiu, jeigu jūs tą panaudosit, iš tikrųjų gyvenimas gali kažkiek tai pasikeisti. Tvarkoj, tu atsakai klausimą, jau man įdomu tavęs klausyti. Tai čia aš kalbu apie tai, kad šiek tiek reikėtų pasiruošti prieš kiekvieną kartą kalbant, ką tu nori pasakyti. O nesakykim, tai žinai, kai būna kartais šaudo žodžiais, energija eina, bet praktiškai tuščiai šoviniais, praktiškai ir tai nieko nepaliečia. Kažką pasakė, bet taip ir praslydo pro akis. Vadina iš tuščiai kiaurą. Jo, tai nors, žinai, aš kuomet universitete mokiausi vienoje disciplinoje, marketinge,
pamenu, kuomet man reikėjo rašyti vieną darbą, man dėstytojas ir sako, žinai, rinkodarai toks dalykas, iš tuščio į kiaurą. Tais kitais žodžiais, bet tą patį kažkaip parašyti. Tai gerai ir bandau tuos 4P aprašyti iš 60 lapų. Tai dar toks dalykas, yra turinys, yra forma ir kontekstas. Tai yra, kokiam kontekste aš kalbu. Jeigu, tarkim, tam kontekste taip reikia papilstyti, nes, tai yra normalu, žaidimo taisyklės taliai, čia iš tikrųjų viskas tvarkoj. Bet jeigu, tarkim, kalba, važiuot, lyderystės aspektas, noriu kažką būti išgirstas, kad mane išgirstų, suprastų, patikėtų, pasitikėtų, tai verta investuoti laiką ir pagalvoti iš tų, ką aš noriu svarbaus ir vertingų. Pasiruošimas. Mano manimu, 90% sėkmingos kalbos lemia mūsų pasiruošimas. Žinai, čia neaišku, kiek, galbūt dieną ruoštis, galbūt savaitę, galbūt valandą, gal pusvalandį, bet tu turi žinoti tikrai, ką tu nori pasakyti. Tai viena dalis yra turinys ir pasiruošimas. Taip, o tada yra formos dalykai. Forma iš tikrųjų, kuri daugiau, nes, pavyzdžiui, kodėl forma yra svarbiau vis tik, nors turinys labai svarbu, bet kodėl forma. Žiūrėk, pavyzdžiui, kai būna tą pačią žinutę, sako keli skirtingi žmonės. Vienas sako, mes žiovojam, nes baisiai nuobodu, kitas tą patį sako, jis sako, dabar išgirdom tai, ko mes seniai laukiam. Ta pati žinutė, bet kitaip pristatoma, natūralu, kitaip girdis. Dėl to, aišku, forma yra šiek tiek svarbiau, gerokai svarbiau. O kas yra forma? Tai yra tokie dalykai, tai yra mūsų kūno kalba ir mūsų balsas. Iš tikrųjų, tai balsas, emocijos, pasitikėjimas, visa vyvertė, apie ką mes, charizma, vėlgi, visa tai yra mūsų, tai yra forma kalbos. O tarp kitko galiu pasakyti, kad tyrimą, kurį aš neseniai esu matęs, prieš porą metų gal atradau, tai Peter Baker tyrimas vis tik rodo, kad dabar balsas labiausiai daro mūsų įtaigius arba neįtaigius. Tai taip, kaip skamba mūsų balsas. 54% poveikio ateina per balsą, pagal naujausius tyrimus. Tai tas procentas pasikeitė, ar jisai visą laiką toks buvo, tik dabar ištyrė? Aš manau, žinai, mes visi puikiai žinome, esame praktiškai augintis to garsiuoti Albert Mehrabian tyrimų, kad turinys 7%, balsas 35, 38 ir 55 yra kūno kalba. Kad kūno kalba daugiausiai lygtai, bet dabar tas naujas tyrimas atsiradęs post-covido laikais, kad vis tik, kad balsas vis tik veikia šiek tiek netgi daugiau negu kūno kalba. Kaip ir visi tyrimai, galima ginčytis, diskutuoti, bet kad balsas yra ypatingai svarbus, ypač šiais laikais, kaip rodo, tai aš manau, kad bent verta įsiklausyti. Na, žinai, turbūt tam turėjo įtakos Zoom'o visi laikai, nuotolinis darbas. Kur kūno kalba yra tik tai, arba visai nėra, arba minimaliai, o balsas natūralu, kad tai yra daro poveikį. Bet jeigu čia šiek tiek liktume prie tavo tos parodytos veido, žinai, zonos, gal pakalbėkime veido bruožus, išraiškas. Gal čia tu gali kokių pavyzdžių pasakyti, net parodyti mano veidu gali parodyti, kas ką galėtų reikšti ir į ką mes turėtume atkreipti dėmesį, sudominti arba kas atvirkščiai atstumia žmonės, jog tam bendravime geriau sektųsi. Dažnai pasakysiu, tarp kitko, čia vienas iš charizmos lavinimo būdų, tai yra daugiau ekspresijos veide. Veidas. Veidas yra kūno kalbos labai svarbi sudėtinė dalis, ko gero svarbiausia, nes kūno kalboje veidas yra 75%. Kiek mes daug galim su veidu pasakyti. Aš tau nepasakysiu, kaip tie, žodžiu, ten tie fizionomikos, žodžiu, ten tie fenotipologijos specialistai, kurie iš akių arba iš makro pasako apie žmogų, čia jau jų sritis yra. Bet iš charizmos srities galiu pasakyti, žinai, mes turim tokius reiškimą poker faces. Taip. Veidas, kuris nieko nesako. Tai pamirškim charizmą, pamirškim santykius. Nebent turi labai įdomius veido bruožus, gal kažkas atkreips dėmesį, žinai. Bet tik tokiu atveju. Priešingų atveju tai yra tas gebėjimas daugiau ekspresijos veidai, darbinti savo veidą, tai yra kažkiek akis. Tai yra šypsena, tai yra nuostaba. Kiek daug gali mūsų veidas pasakyti, pavyzdžiui. Aš nuoširdžiai domiuosi, ką tu manęs nori paklausti, supranti, ir veidas tą parodo. Tai kitas žmogus mato, kad yra gyvybė tavo veide. Šypsta, kartais netgi nepriėmimas, bet tai nebijoti to parodyti veidu. Vėlgi, konteksto ribose, aišku. Jeigu, tarkim, tai svarbus susirinkimas formalus, gal to daryti nereikia, bet jeigu mes kalbame apie santykius, tai čia, pavyzdžiui, kartais mes, aišku, išjuokimės, patys amerikiečiai, pavyzdžiui, kiek daug jie rodo emocijų. Kartais perspaudžia be jokios abejonės, bet iš tikrųjų jie nebijo parodyti, tai darbint fiziškai, emociškai darbint savo veidą. Tai tas yra tas. Ten, kad ir tas fake visas reikalas su small talkais, su šypsenom, su viskuo, bet tai vis tiek jisai veikia. Taip. Tarkit, aš turiu labai gerą bičiulį iš Estijos, vėlgi dar šiauriau negu mes esam. Tai yra žmogus, kuris geba savo veidų pritraukti žmonės, nes tai yra žmogus, pamatai, kaip norisi priebūti ir pasišnekėti. Bet žmogus su to dirbo. Labai rimtai jisai su to dirbo, sako, metus laiko, sako, tu nepatikėsi, man kažką pasako, sako, metus laiko, kas rytą aš pabūsdavau, eidavau į vonę prie veidrodžio ir sako, fiziškai tempdavau savo lūpas, ta prasme, kad tai palengva taptų mano natūrali veidiška, bent kažkiek tai šypsenos.
Netgi taip, tokie. Plius netgi, aišku, smegenim gyvenodai, tai prasme, ar tu iš tikrųjų šypsais, ar bent jau techniškai, visi procesai vyksta. Bet, sako, man visai kitaip pačiam pasaulis atrodo, sako. Ir plius aš atinu, pavyzdžiui, kažkur į ofisą pas klientus, aš jau šypsausi, prie manęs iš kažko limpa žmonės, nes tai žmogus, tavim galim pasitikėti, nes tu gyvas žmogus atei. Bet, žinai, tu paminėjai tą poker face, ar aš nesuklysiu sakydamas, kad mes savo kultūroje, ir tu paminėjai būtent posovietinėje kultūroje, turime tą drovumo faktorių, ar nėra ir pas mus labai to tokio poker face faktoriaus, jog einant tiesiog Vilniaus ar kitų miestų gatvėmis, tu matai visus žmonės labai rimtais veidais, žiūrint kažkur tai į žemę, ar tenai, žinai, ir jeigu susitinka akimis, tai nenusišypso vienas kitam, bet piktai nužiūri, o dar specialiai akis žiūri, maždaug kuris nuleis pirmas akis, kažkoks konkuravimas. Šito, tu nepastebi, kad pas mus yra, ar aš čia klystu? Yra, ir gal dabar gerokai mažiau, negu buvo ten prieš kažkiek tai metų, bet yra, ir aš sakyčiau, čia yra mūsų drama, čia yra mūsų visuomenės drama. O jeigu, tarkim, dar, pavyzdžiui, gatvėje nusišypsai kažkam, tai ko tu čia šypsais? Gal ne tokios reakcijos, galbūt, aišku, aš juokauju, kad gal ir žmogus taip tuo pačiu atsakys, bet galim ir tokios reakcijos sulaukti, kas su manim ne taip, kodėl tas žmogus man nusišypsojo. Galbūt, sakykime. Gal aš išsitepiau? Tai va, tas gali būti, tas netikėtumo faktorius ir panašiai. Tokie dalykai yra, bet sakau, tai čia yra mūsų drama. Mes tiek metų, tiek kartų mes buvom slopinti. Tai natūralu, kad tam reikia laiko. Nors, pripažinkim, dabar situacija keičiasi. Be abejo, aš dabar matau kur kas linksmesnius veidus jaunimo tarpe. Tie bent jau, kurie tikrai leidžia laiką lauke, vaikšto mieste, nes čia yra kita sociumo problema, jog labai daug intravertų atsiradusių, kurie gyvena socialiniai medijai, niekur neišeina ir panašiai. Bet čia jau kita problema. Bet taip, dabar yra kur kas atviresni žmonės ir lengviau užkalbinti. Ir kitas dalykas, užsieniečių labai daug atvažiavę. Jie įnešė to gyvumo, nes jie yra kitokie. Aš susipažinau visai nesenai prieš kelius metus su vyrukai iš Azerbaidžano. Tai jie tokie pietietiški, šilti, jie visą laiką pamato, nusišypso, apsikabina, jie ir bučiuojasi, pas juos viskas yra taip, tokia kultūra. Tai, kai tu šalia jų esi, tu negali kitaip, tu tiesiog turi juos tokius priimti ir atrodo visi, kas šalia jų tokie patys ir tada automatiškai pats pradedi taip elgtis. Man čia priminė, aš kai pradėjau mokytis pas tą patį Deną Briulečio, buvo prieš 9 metus, kvėpavimo sąmoningo rebefingo. Ir buvo pirma stovykla, žodžiu, ir aš jau praktiškai tik mano pradžia, būtent pirmi žingsniai, žodžiu, ir mes ten kvėpavom po 3, reiškia, vienas kvėpuoja, o 2 ją prižiūri, ten padėm ir taip toliau. Ir aš jau matau, kad ten žmonės, kurie labiau patyrė, jie nuolat apsikabinė, dar kažką, žodžiu, ten kai kvėpuoja, glosto vienas kitą, žodžiu. Man tai buvo kažkaip taip, žiūrėkit, sakau, aš pirma atmetimas, ne? Totalus. Aš jau kai guliausiu kvėpuot, reiškia, sakau, žiūrėkit, aš esu savarankiškas suaugęs žmogus. Intravertas. Prašyčiau čia manęs neliesti, žodžiu, neglamonėti, neapsikabinėti, aš pats savarankiškai galiu viską išsiaiškinti savo. Gerai, tie žmonės, viskas tvarkoti, prašom, čia kaip tu nori, žodžiu. Ir po pirmos sesijos mane taip pramušė, taip kažkas toks klapanas atsidarė emocijų ir jausmų, žinai, kad pirmą reikalą, ką aš padariau, tai apsikabinau tos 2 žmonės verkdamas ir panašiai. Geras. Ir nuo to laiko man taip yra faina praeiti ir apsikabinti žmogus. Aišku, konteksto ribose, prasme, kad žmogus suprastų, kad viskas tvarkoja, bet tai yra apsikeitimas energija, tai yra iš tikrųjų tai yra pasitikėjimas, tai yra smalsumas vienas kito atžvilgiu. Už lango realis toks, ne kažką. Ir man atrodo, kad mūsų organizmas pradeda streikuoti. Net to visai nenorim. Arba netyčia, pavyzdžiui, visai kaip aš nesenai, paslydus nuo laiptų per šaltuką, gali pasitempti raumenis. Tad, kuomet reikia kažko patikimo ir greito, internete ieškok famisano.lt. Tai lietuviška internetinė parduotuvė, kur viską atrenka tik profesionalai turintys 30 metų patirtį. Siūlo aukščiausios kokybės produktus, tokius kaip Perskindol raumenims ir sanariams ar Golamir purškalą nuo kosulio. O žinai, kas geriausia? Svetainėje su kodu Artur visada gausi 17% nuolaidą visiems produktams. O mes grįžtam atgal į mūsų smagų pokalbį. Aš net esu skaitęs tyrimą, kur buvo išmatuota žmogaus kažkokie laimės ten hormonai. Nežinau, ar serotoninas ar kas, bet buvo, žodžiu, išmatuota kažkokie tai vibracijos hormonai ir trunkantis apsikabinimas ilgiau negu 40 sekundžių sukuria didžiausią pozityvų rezultatą abiem žmonėms. Jie tada vienas kitą papildo ir tampa laimingesni, bet tas ilgas apsikabinimas. Tai ten buvo ir pasakyta, kad tai ir santykiuose, kuo ilgiau apsikabinkit, kuo dažniau apsikabinkit, nes tai vienas kitam papildo tiesiog. Tikrai taip, pilnai sutinku. Tu paminėjai savo draugą Estą. Ir kad jisai priverstinai savo šypseną treniravo. Smalsiai priverstinai. Taip, smalsiai priverstinai. O dabar, ar
charizmos atveju, būtent bandant patikti kitiems, na, nesakau, kad čia taip, kaip žinai, jau desperatiškai skambėtų, bet ar yra skirtumas tarp tos natūralios šypsenos ir tos dirbtinės šypsenos? Nes mes žinome, kad natūraliai tai, kai kyla ten ir akis šypsosi, bet ar dirbtinė šypsena, taip kaip vat, Amerikoje mes sakėm, žmonės tą daro, ar jinai irgi daro tokią pateigiamą įtaką? Žinai, geriau jau nuo to pradėti. Tai gali būti labai geras pirmas žingsnis, labai geras atspirties taškas. Faktas, kad labai greitai žmonės pagauna, kad tu šypsaisi, dėl to, kad reikia šypsotis. Bet kaip, pavyzdžiui, jeigu tu esi visiškas introvertas ir tau jau yra bet kokiu atveju šypsotis sunku, tai bent jau ta dirbtinė šypsena, sakau, gali būti geras startas. Nuo kažko pradėti. Kodėlgi ne? Tai jau geriau taip, negu visai turėsim būtent kažkur nuslapintam savyje. Tai aš sakyčiau vienareikšmiškai taip. Okay. O dabar pakalbėkime apie rankų gestus. Gerai. Ką jie apie mus sako? Ir kokie būtų geri arba blogi gestai. Gal netgi tokie yra išskiriami, žinai, kad padaryti ir galbūt ne blogo tos tokio, žinai, įspūdžio nesukurti žmonėms. Žinai, kai aš, pavyzdžiui, kalbu per viešo kalbėjimų, per retorikos mokymus, apie kūno kalbą, apie rankų gestus, aš sakau, iš visas, jeigu jūsų klausus, darykit, ką norit. Jeigu, tarkim, sudėmėjimas yra, kažkas ryšys yra, tvarko, darykit, ką norit. Bet vis tik, yra tam tikri rankų judesiai, tam tikri gestai, tam tikros stovėsnios, kurių vis tik labai reikėtų vengti. Ir čia, aišku, labai galvojant apie rankas. Pavyzdžiui, labiausiai vengianti, sakyčiau, ko labai kviečiu žmonės, nedarykit šito, neslėpkit savo rankų. Žinai, pavyzdžiui, būna, kai šneka žmogus, pavyzdžiui, gal atsisėdus tai neišeitų, bet atsistojus, kaip dažnai žmonės slepia rankas už nugaros. Na, tarsi tai patogiau ir dar kažkas tvarkoja, žodžiu, bet sakau, žmonės, tai yra labai negerai. Dėl ko? Dėl to, kad galbūt mokyklui mokytojai taip stovi, galbūt tai prižiūrėtojai stovi, tas viskas teisingai. Bet pagrindinis dalykas, yra begalė tyrimų padaryta, kad kuo daugiau mes, kai matom vienas kito atvirų delnų, tuo didesnis pasitikėjimas mumis atsiranda. Kodėl? Nes, pavyzdžiui, jeigu mes basum šnekam, pavyzdžiui, jeigu aš visą laiką apie charizmą šnekėčiau, pasitikėjimo rankos mano būtų paslėptos. Aš nežinau, ar mes tokį pokalbį išvystytumėm, nes tau galbūt kiltų klausimą, o ką ten tas Donaldas slepia? Nes čia yra mūsų pasąmoninis mąstymas, kodėl jis nerodo savo delnų, ką tu kažką tai slepi nuo manęs. Gal tai yra nepasitikėjimas, gal tai, žinai, akmuo užanti ir panašiai. Tačiau kaip, bet mes, pavyzdžiui, šnekam. Tai reiškia, kad taip reikia šnekėti. Visą laiką. Irgi neperspaus, sveiko proto dar nieks nečia, viskas tvarkoja. Bet pagalvot, prisiminti, kad, pavyzdžiui, prie stalo, žmonės sėdi prie stalo ir rankos po stalu pakištos. Ir sako, aš noriu atvirai su tim pasišnekėti. Meluoju, tu nenori atvirai šnekėti, nes tu pats kažką tai slepi. Noriu pašnekėti atvirai. Aš nieko neslėpiu, tai ir tu būk geras nieko neslėpi. Tai čia tokia pagrindinė gal taisyklė, žinai, neslėpkim tavo atvirų delnų. Sakau, proto ribose, aišku, bet reikia manyti, kad tai yra pasąmoninis žmogus, net kartais gali sąmoningai nesuvokti, kas yra, bet kažkaip aš to žmogum nepasitikiu, nes nematau aš jų rankų. Taip, mes tikrai daug dalykų tikrai nesuprantame, bet pasąmoniai juos suvokame. Kad kažkas ne taip yra. Arba tvarkoju, tuo žmogum aš pasitikiu, gal jisai ne viską sako taip, kaip norėčiau, bet aš jo pasitikiu, nes žmogus atviras. Aš net garantuoju, kad dabar klausančių, ten nežinau, kažkam yra 50 metų ir jis gyvenime šito negirdėjo, bet visą laiką dabar pagalvosiu, tikrai, kaip po stalų laiko rankos kažkaip tai iš karto tokia nekelia pasitikėjimo, nes pasąmonė veikia. Tikrai taip. O kaip su akim? Pavyzdžiui, akis, žinau, žiūrėti į akis ten ir taip toliau. O ką reiškia, pavyzdžiui, jeigu žmogus kalbant ten žiūri į žemę kažkur, tai žinai, nepakelia akių ir nepasižiūri mums į akis. Ar tai reiškia, kad meluoja ar drovisi? Galbūt yra dalykų, kurių geriau nedaryti, o gal, žinai, kitas sakys, ko jūs ten taip žiūri man įdėmiai į akis, net baisu kažkaip nejauku darosi su juo bendrauti. Pavyzdžiui, pagalvok, jeigu, sakykime, tu šnekiesi su moterim, kurią tu nori užkalbinti ir tu 100% pokalbį tik tai žiūri į akis, sakyk, tai ko gero, galbūt ir nejaukumas atsiras, kas yra, ko iš čia mane grėžia akimis ir taip toliau. Tai, žinai, 80% laiko žiūriu, 20% leidžiu kažkur kitur pasidaryti mums abiems ir panašiai. Bet geras klausimas, jeigu žmogus nuleidęs akis, jeigu kažkur jūs bėgioja, vis tik reiškia, kažkas jūsų santykyje dar nevyksta. Gal žmogus drovus iš tikrųjų, gal žmogus nepasitikė savim, gal nepasitikė tavim, gal jisai meluoja, nežino, ką sako, tai čia paprasčiausiai, žinai, man labai lengva sakyti, pavyzdžiui, terapinėse sesijose aš klausiu, pavyzdžiui, kliento, kad aš pastebėjau, kad kokį gerą pusę valandos tu šneki, bet taip man į akis ir nepažiūrėjai. Apie ką tai yra, labai įdomu būtų išgirsti. Terapiją aš to galiu paklausti. Bet sakykime, jeigu tai yra pokalbis, vis tiek, sakykime, aš galiu, kitais būdais pabandyti įsiaiškinti, kad, o dėl ko tu nežiūri mane. O galiu aš dabar tavęs paklausti, kuomet esi terapija ir žmogus taip elgiasi pusę valandos, ką tai gali reikšti?
Kokie dažnai Tai būna gali būti atsakymai? labai didžiuliai procesai. Negaliu aš, aišku, visko atvirauti ir viešinių šiuo atveju, bet tai gali būti didžiuliai procesai. Tas pats nepasitikėjimas atsiradęs iš kažkur. Tai nepasitikėjimas galbūt, nežinau, situacija. Nepasitikėjimas manim kaip žmogum, kas gali būti. Ai, Nepasitikėjimas žema savivertė paties žmogaus, kad man nemalonu šnekėti apie tai, ką aš dabar šneku. Man baisu net pakelti akis į tave. Gali būti įvairios versijos. žodžiu, kalbu tai, pasakoju, bet jaučiuosi labai blogai dėl to, kad Gali būt, pasakoju, gali dėl to būt, negaliu gali tau į akis nežiūrėti. Kitas dalykas, gal bandau prisiminti, ant tiek savo procese vedu, kad bandau prisiminti, net nepagalvoju, kad į akis to reikia pažiūrėti. Galbūt yra dialogas su pačiu savim, galbūt ir toks dalykas, yra begalės dalykų, bet tai daug labai pasako apie patį žmogų. Ok, įdomu. Nes dažnai esu girdėjęs apie tą žvilgsnį žemyn arba kažkur į šoną. Na taip, tie žvilgčiamai į šonus, tai vis tiek ten pusrutuliai skirtingi veikia ir turim vis tiek akis nukreipti, kad įjungti tą pusrutulį ir prisiminti kažką. Tai čia ir normalu, bet man visą laiką sakydavo, jeigu žmogus visą laiką žiūri į šoną arba žemyn, reiškia meluoja, reiškia iš kažko nedasako. Arba bando prisiminti kažką, arba nepasitikė savim ir panašiai. Retorikui, kas yra svarbu? Akių kontaktas yra santykio mezgimas. Jeigu ten kažkiek laiko pažiūrėsi į žemę, viskas tvarkoja, gal bandai kažką tikrai prisiminti tvarkoja, nieks už tai nedraudžia. Bet jeigu, žinai, didesnį pokalbio dalį, tu kalbėsi su auditorija, žiūrėsi akis, reiškia, tu nemesgi santykio su mumis žmogau, kas ne taip. Žinai, kaip būna, pavyzdžiui, auditorija, kaip sako, nu jeigu tu į mus nežiūri, tai klausimas, kodėl mes tai turim žiūrėti. Tvarko, reiškia, tu savo, o mes tą telefoną susitrauksim ir pradėsim žiūrėti, nes tu nemesgi santykio. Visa retorika tai yra santykio su auditorija mesgimas, viskas. Taip. Na ir dar vienas aspektas, tai apranga. Žinai, šiuolaikiniai laikai tokie, kuomet didieji net milijardieriai, trilionieriai, nežinau jau kas ten, kokie skaičiai pas mus vaikšto turtingų žmonių spektre, bet Zuckerbergas, Elonas Muskas, maikutė džinsai, nieko ypatingo, nieko fancy, dabar visi ten startuperiai lygiai taip pat, neinvestuoja į išvaizdą. Net aš pastebėjau, kad ir man jau 40, atrodo, žinai, aš kuomet buvau ten 18-20 metų, žiūrėdavau į 40 mečius, tai ten su kostiumu, būtinai su paltu, marškiniai, atrodo, vat jau čia vyresnis žmogus. O dabar mes kažkaip tai jaunėjam su tais metais, nenorime pasenti ir rengiamės džinsiukai, maikutės, kepuriukai, bomberiukai ir kaip su ta apranga, ar jinai daro įtaką charizmai, ar visgi tai nėra toks svarbus elementas, ar ne tiek, kiek aprangos rimtumas, kiek stilius, skonis, tų galbūt rūbų suderinamumas. Kiek tai daro įtaką? Vienareikšmiškai, netgi tam, pavyzdžiui, kai aš tau sakiau apie kad balsas daro pagal naujausius tyrimus didžiausią poveikį, tai apranga, mūsų išvaizda 28% daro poveikį. Wow, ir mūsų kūno kalba, be jokios abejonės, bet lygiai pat ir mūsų apranga. Ir sakykime, tvarkoju, galbūt aš galiu ateiti su džinsais ir marškinėliais, nes taip aš dirbu, taip aš priimu salę, viskas tvarkoju. Autentiškas, viskas tvarkoju. Čia buvo prieš metus ar prieš porą vienoje konferencijų, buvo taip netikėtai, atvažiavo nuostabus pranešėjas iš Austrijos, tikrai super aukščiausias top lygmuo, bet jis atėjo su kostiumu su kaklaraiščiu. Tai buvo daugiau nei šiais laikais jau netikėtas. Šiais laikais, taip, tai buvo pernelyg jau, žinai, konservatyvų, labai jau kažkaip keistai atrodė. Bet čia jo yra pasirinkimas, jis toks yra, būtent tokį to pristato. Tai aš sakyčiau, autentiškumas viskas tvarkoja, bet vis tik vieną kartą mačiau pakankamai žinomą viešą asmenį. Tikrai žinomas viešas asmuo, jis padaręs fantastišką karjerą, viskas nuostabu, džiaugiuosi už jį. Bet žinai, vis tik tam tikros ribos turi būti. Ant kiek tu esi laisvas ir taip toliau, bet manyčiau, kad, aš kadangi esu scenos žmogus šiaip iki šiol, iš teatro atėjęs kažkada tai į mokymus rytina, su suplyšusiai džinsais ant scenos, vis tik čia yra biški peržengta riba, aš manyčiau. Kad ir koks autentiškas tu bebūtum, bet yra tam tikra pagarba tai scenai ir tiem žmonėm, kurie etiketas. Tvarkoj yra tarp draugų dar kažkur būktų kaip nori, bet čia vis tik čia yra scena, žinai. Džinsai tvarkoj. Aš labai dažnai girdžiu šitą apie operos ir baleto teatrą, apie teatrą, kuomet žmonės, teatras ten, žinau, domino teatras, kur komedija, taip toliau, tu gali ateiti laisviau apsirengęs, taip kaip aš dabar sėdžiu, tikrai ten niekas nesupyks. Bet kuomet eini į operos ir baleto teatrą, kažkaip tai turbūt pagal etiketą reiktų pasipuošti, apsirengti. Nes tai yra šventė. Taip, tai yra šventė, nes tai yra visai kas kita, ten visai kitoks pasirodymas. Ir kuomet tenai žmonės ateina taip kaip iš gatvės, tai būna keista. Žinai, čia mes prieš 1,5 metų buvom su šeima atostogavom ir, reiškia, grįždami iš atostogų, važiavome į Vieną, porai dienų, vasaros metu Vieną ir buvome ekskursijų Vienos opera. Ir nuostabi ekskursija, ten nuostabios patalpos ir kažkaip tai gidė sako, jeigu turit klausimų, tai klauskit. Ir aš viską sakau, o kaip sakau dabar su dress kodu yra žiūrovam? Vienos opera, praktiškai, čia yra viena, žinai, švenčiausia operos šventovių Europoje, žinai.
Sako, kaip sako, nebėra tų griežtų taisyklių, kad tik su smokingais ir panašiai, bet vis tik sako, tam tikros ribos turi būti išlaikytos, sako. Mes, aišku, neišmesim iš teatro žmogaus su džinsais dar kažko, bet sako, žmogau, vis tik čia yra opera, vis tik čia yra šventė, iš tikrųjų, tai padaryk šventę pats savo, tai yra čia. Netgi filmuose, ten, Jamesą Bondą pasižiūrėjus, kuomet, nežinau, ten yra misija kokia ir jisai į operos ir baleto teatrą ateina kažkur ten toj pačioj Vienoje ir dar kažkur. Tai visą laiką su smokingu, su varlyte. Net filmuose bando tai parodyti kaip vietą, kur va tai būtent reikia ateiti. Nes aišku, džinsai nuplyčia yra žymiai patogiau, sakykim, negu smokingas, bet žinai, bet tai iš viso galima tą suglebti. Tai yra, o kur tada tu šiek tiek, kad pasitempt priverstų, kur ta šventė savo. Tai čia tik nuo mūsų priklauso. Tai išeina, kad ta išvaizda, jeigu kalbėti šiaip apie visą tą susitvarkymą, viską, tai yra net beveik 30% svarbu. Remiantis to tyrimų. Kitas dalykas, žinai, aš pasakysiu, tai yra klausimas, ar tu nori kažkokį efektą iššaukti pas savo auditoriją su išvaizda. Ar tai yra tik tai tavo darbas, tavo tik tai detalė tam tikra, bet žmonės prisimena tai, ką tu pasakėjai. Dažnai sakau, čia iš teatro atėjusi tas pasakymas ir tas pats galioja ir žmonėm kalbantiem ant scenos. Jeigu žmonės sako, labai gražiai atrodė, žinok, vakar ant scenos. Neprisimenu, ką kalbėjai, bet gerai atrodė. Nieko gero. Reiškia, tavo apranga nustelbė tiek tavo turinį, tiek tavo formą. Ir galvo, ką tu nori, ar tu nori kažką pasakyti, kokią žinutę tu nori pasakyti mūsų savo apranga. Apie tą žmogų, kur sakiau, taip, aš prisimenu suplyšusius džinsus, aš nieko nepamenu, ką jisai kalbėjo, bet tie džinsai, jie mane erino užstrigo. Užstrigo, iš tikrųjų, ką jis kalbėjo, kažką apie verslą be jokios abejonės, bet aš nepamenu to. Okay. Tai būtent, čia reikia atsidėti šitą, nes būna, kad žmonės tikrai tokią klaidą daro. Taip. Į kokį ten darbo pokalbį, turbūt, nežinau, ar į pasimatymą, tai reiktų atitinkamai apsirengti. Okay. Na dabar ir pereikime prie pasimatymo. Gerai, labai gera tema, taip, pavasaris. Tai, dabar palieskime galbūt vyrukus, kurie po kelių savaičių turėsiu pokalbį su psichologė apie pasimatymus, tai mes ten narpliosim iš viso, žinai, vyrų ir moterų santykį ir kad yra didžiulė problema su pasimatymais, nes statistika rodo, kad dabar vyrukai taip 18 ir 25 ar 30 metų neturi jokių intimių santykių po 2-3 metus, jokių partnerių. Nors, žinai, atrodė, pavyzdžiui, kad atsirado Tinderis, galimybės. Ir čia daugiau sekso bus visko, čia pradės visi bendrauti, bet tai atvirkščiai dar blogiau pasidarė dėl to, kad iš viso nebegeba gyvai susipažinti ir net susitikus neturi apie ką kalbėti. Tai vat pirmas klausimas. Mes pradėjome laidą nuo to, jog reikia kalbėti, pagirti, pasakyti komplimentą. Tai galbūt tuos dalykus, ką mes jau išvardinom, palinkim šone, kažką tai tokio, kas būtent būtų su fliirtavimu. Kaip fliirtuoti su moterimi, kad tai būtų patrauklu ir kad tu būtum tas 1 iš 100, į kurį atkreiptų dėmesį, sakytų, wow, va šitos 5 minutės man patiko, aš norėčiau sužinoti daugiau apie jį ir su juo susitikti antrą kartą. Žinai, kažkada mano jaunystės laikai, žinai, kai keitėsi laikai, kai, reiškia, mes vienaip mesgėm santykius ir po to pradėjo važiuoti užsieniečiai. Pameni tokius laikus, reiškia, čia. Taip, su tuo italu. Su tuo ten dar kažko, tai ir staiga kažkaip, tai buvo tokie laikai, kai praktiškai vien užsienietis tau garantuodavo, kad tai reiškia, kad mergina nusves labai greit ir dar kažkas. Kontaktas bus. Bet taip ir buvo. Ir suprantate, čia šiuo atveju tai yra, ne tik komplimentas jiems, bet jie iš tikrųjų davė labai gerą pamoką. Nes, pavyzdžiui, ir dabar pažiūrėt, kaip jie domisi kitų žmogum. Ir panašu, kad jeigu dar tas nuoširdžiai vyksta, pavyzdžiui, aš klausau, aš tave man tikrai įdomu tai, ką tu pasakoji. Įdomu viskas, ką tu man papasakosi. Kaip tu rengiesi, iš kur tu esi, kuo tu užsiimi, man viskas įdomu. Ir aš tikrai nuoširdžiai žavėsiu su tavim, nes mes ką tik susipažinom. Man tikrai, aišku, intencijos gali būti skirtingos, bet tas natūralus susidomėjimas kitų žmogų, tu to nepaslėpsi. Aš jaučiu, kad aš tam žmogui esu įdomus. Pavyzdžiui, kai būna, manim nieks tiek metų nesimėjau, dabar iš tikrųjų manim kažkas domisi, taigi charizmos čia atsiverimas totalus. Nuo pirmų minučių. O jeigu dar tai nuoširdžiai žmogus daro, tai iš tikrųjų tu tą jauti. Kas reiškia, tu mane pastebėjai, reiškia, aš esu, reiškia, tu manim pasitikiu, reiškia, aš tavim pasitikiu, tai aš tau galiu viską išsakyti, nes tu manim tikrai domiesi. O kaip tą pasitikėjimą sukurti per kelias minutės, kad žmogus tikrai šiuo atveju mergina tikrai atvirautų ir papasakotų viską. Aš galiu turėti intenciją pasiklausti jos, bet gal aš turiu kažkokių tai, žinai, charizmos tų žudikų. Na, įsivaizduokime, aš apie
nežinau, gal ten per kelias minutės jie nelabai pasistebi, žinai, bet jau aš išdrįsau, nugalėjau baimę prieiti, baimę užkalbinti ir taip toliau, jau baimės nugalėjau, bet vat, per tas kelias minutės, kaip sukurti tą pasitikėjimą flirtuojant, kad jinai tikrai atsivertų. Kaip žinai, jeigu aš prieisiu prie žmogaus ir sakysiu, būk su manim 100% atviras. Aš pasakysiu, žinai ką, eik iš. Bet jeigu aš pats pradėsiu nuo kažkokio aiškaus atviro gesto kažkokio, žodžio gesto, kad tai yra būtent atvirai, žinai, ėjau ir tikrai kažkaip pamačiau tave ir man tikrai, kažkas yra, jeigu aš būsiu atviras, tai greičiausiai tai bus ženklas, kad ir tu palengva būsi atviras man. Tai yra. Tai klausimas, o ką reiškia būti atviram? Tai reiškia, kiek aš pasitikiu pats savim. Ką aš galiu pasakoti apie save, neslėpdamas, pasakydamas tiesiai šviesiai. Ar atvirumas, ką tu ką tik pavyzdį pasakytas, pamačiau tave ir toliau tęsinys, galėtų būti ir pajaučiau kažkokią vidinę šilumą, aš nežinau, kažkas man atrodo, kad tiesiog turėjau prie tavęs prieiti ir tave užkalbinti, nes man tiesiog atrodo diena gražesnė, kažkaip pasijaučiau iš karto geriau. Kažką tokio pasakysi, tu ką atsiveri savo jausmus kažkokius išsakai, kaip čia, nuginkluoji save prieš tą žmogų. Čia žinai, kas yra, galbūt to mūsų mokė kažkada jaunystė užsieniečiai, tie bjaurūs, kurie tuo metu, reiškia, mūsų merginas atimdavo iš mūsų. Tai yra drąsa parodyti savo jausmus, čia pilnai sutinku su tavim. Mes esam neišmokyti, mes tik dabar pradėjome mokytis rodyti savo jausmus. Mesgi esam logikų žmonės, mus taip visus augino, iki šiol dar augina. Čia drąsa parodyti savo jausmus, tiesiai išės, aš esu, ne tik aš jau jausmai. Bet man yra geras jausmas, noriu pasakyti tau gražius žodžius. Jausmas, tai čia atviram būti savo jausmuose. Tai čia man tavo mintis atkabinčiausi iš tos minties. Na, bet žiūrėk, dar vienas iš dalykų, kuomet, kad tas flirtas įvyktų, ir aš kartais esu girdėjęs, kad būna merginos prieina prie vyro, tai retesnis atvejis, bet tai būna. Ir yra tokių, kurie tikrai tame kažkaip tai, atrodo, jie nieko nedaro, bet pas jos ten mergina po merginos, žinai, ten sako, oi tas, tai ten mergišius, žinai. Kaip žmogui sukurti tą, nežinau, charizmatišką įvaizdį, arba kaip atrodyti, kad tu esi prieinamas, kad norisi prie tavęs prieiti ir su tavim pakalbėti. Netgi jeigu ir mergina klauso, kuri, ateina į barą ir jos niekada vyrukai neprieina. Ir niekas jos neužkalbina, niekada, nežinau, kokteilių nepavaišina. Jinai kaip ateina tik su draugiam. Prie draugių prieina, o prie jos niekada neprieina. Ir jinai dėl to ir jaučiasi negraži galbūt ir taip toliau, žinai, bet galbūt tai yra kažkur kitur bėdos. Kaip būti prieinamam, kaip sukurti tą norą, kad su tavim kažkas taip pabendrautų. Svetimo žmogus prieitų. Žinai, tu būna tokia situacija, ar būna tokia situacija, pavyzdžiui, išeini blogai nuotaikoje, liūdnas, blogai nuotaikoje išeini į miestą. Šiaip praseit ar dar kažkas. Ir galvoji, kokie žmonės negražus, kokie visi pikti, kokie visi susierzinę, iš viso nėra su ko bendrauti, gražių žmonių nebeliko iš viso. Ir tai praeini žodžiu. Praeina kažkiek tai dienų, tu pabūni geriausiai nuotaikoje, puikiai savijauta, puikiai viskas jautiesi, išeini į miestą, galvoji, koks gražus miestas, kiek daug gražių žmonių, nuostabu, wow, kokie. Ta pati gatvė, tas pats miestas, galbūt ne žmonės net tie patys ten šalia dirbantis, bet kažkas keičiasi, keitiesi tu. Tu visai kitaip matai tą pasaulį, visai kitaip matai tų žmonės. Žmonės tie patys, keitiesi tu. Tai žinai, čia galbūt gal kažkas giliau yra, tai ko gero giliau, kiek pats žmogus nori būti pastebėtas. Kiek jis pasitikė savim, kad jis yra pasiruošęs būti pastebėtas. Tai čia viskas, žinai. Bet aš ką pastebėjau, kai tu davei šitos du pavyzdžius, tavo veido mimika ir intonacija, kuomet tu pirmą pavyzdį pasakė apie liūdesį, tai tavo veidas net buvo toks liūdnas, žinai, toks rimtas. Aš save gaudau, aš taip kartais ilgiuosi išeinu, galvoju, tai būtent apie save ir pasakoju, žinai, kad fuiko, negražu, bjauru, visi tokie nemalonus. Aš pats suprantu, kad aš pats taip atrodo, žinai. Dėl to tas veidas buvo labai tik išgyvenu tikrą emociją labai. Bet aš žinok, lygiai toks pat turbūt. Ir man yra sakę ne kartą, kad mano piktas veidas, toksai rimtas, piktas veidas. Nors aš kartais būnu puikios nuotaikos, bet tiesiog veidas toks. Ar čia akių vokai tokie nusileidę, ar kas, aš nežinau kas, bet tiesiog esu toksai. Tai ką aš dabar esu, viskas pasmerktas. Jokiais būdais. Tai kaip tada elgtis? Žinai, kai aš tai esu girdėjęs, dabar jau mažiau girdėjęs, kad tą ne kartą ir ne vieną ir ne du, netgi, žinai, supranti, reiškia, tvarkoju, okei, ačiū, priimu tą kaip edukacinę priemonę. Reiškia, aš turiu kažką su jums daryti, žinai. Ir karts nuo karto, bent eidamas gatve prisiminti, kad man gali būti ne kokia nuotaika, bet
bent neutralią išraišką palaikyti. Nu, šiek tiek Tokia pastangų šypsenėlė reikia, šonė. Nes tu kartais supranti, nu, taip žmonės tave mato. Nu, tau tai natūralu, bet kitiems tai sukuria tokį vaizdą. Tvarkoj, padirbėk šiek tiek. Ne veltui mano bičiulis Estas taip ir darė metus laiko. Žinai, taip. Gerai, tu sakai, žinai, mes tai viduje jaučiame, kad, nugi viskas gerai, bet mes tai savęs nematome, o kiti mus mato tik tai pagal veidą. Taip. Šiek tiek pastangų dėti, žinai, Jie į viskas, vidų nu, neįlys, gatvėje nemato, kas mus gerai pažįsta, viskas tvarkoja, žinai, bet nu tokių žmonių yra labai nedaug. Tai jeigu aš esu dabar, nežinau, gatvėje, pamačiau gražią merginą ir ten, nežinau, visas ten iš savęs toksai, žinai, povas einu, neperspaudžiant, kaip vat mes kalbėjom, kad, žinai, būtų ramiam, tai kaip man išlikti ramiam, kai aš ten jau, nežinau, jaudulys 100,000%, visas paraudonavęs, žinai, vos ten prisiruošiau, visas jėgas sudėjau, kad tik prieit, jau čia bijau kažką nežinau, kokį čia iš viso pick-up line pasirinkti, kad užkalbinti ir staiga, žinai, nu ten būtų feilas, tai koks planas B? Nu tai jau nėra plano B. Ar gali dar atsirasti šitoje vietoje? Vat kaip čia išlikti ramiam, žinai, nu kur tu ten jaudinės, nu jau atrodo, kad tik vėl nepasakytų. Žinai, sakoma, feilas yra kaip ir neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Klausimas, ką tu po to darai. Yra tokia graži istorija, kurią aš praktiškai visiems pasakoju savo mokymų dalyviam, tai ir dabar noriu tau papasakoti ir po to grįšim prie to. Istorija yra tokia garsi knyga Poliana ir būtent iš tos apie tokią mažą mergaitę, čia Jungtinės Amerikos valstijos, 19 amžiaus pabaiga berods. Filmas netgi yra ir būtent mintis tokia, kad mergaitė, kai gimė, jos mama mirė, ją begimdydama ir mergaitė nuo mažų dienų augino auklę. Dar buvo tėtis, tačiau jisai labai daug važinėjo po pasaulį, daug keliavo, kadangi daug dirbo, žodžiu, tai praktiškai pirmus kelis metus mergaitė matė tik tai auklę. Ir nuo mažų tokių mergaitės gyvenimo metų, tokių plius minus sąmoningų, jos žaisdavo su auklė tokį žaidimą. Žaidimas vadinosi Kaip gerai kad. Kas šiaip žaidimas? Mergaitė buvo už 5 metai, žaidė sode, dūko, kai visi maži vaikai, užkliuvo už medžio šaknų, krito ant žemės, nusibrozdino kelį, bėga kraujas. Nu, kol kas faktas. Faktas reiškia, kad bėga kraujas. Mergaitė iškart vertina negatyviai. Baisu, bet aš kokie čia nevykėlė, čia nevėkšla, baisu, nukritau, kraujas bėga ir panašiai. Prieina auklė ir sako, bet tai kaip gerai, kad tu ką tik nukritai. Kas čia gero nematai, kraujas bėga ir taip toliau. Sako, viską aš matau. Matau, kad kraujas, matau, kad nukritai. Tikiu, kad tau skauda, viską aš priimu, sako. Bet tu tik pagalvo, kaip gerai, kad būdama tik 5 metų, tai jau savo pavyzdžių žinai. Kad žaidžiant reikia būti atsargesniam, nes gali nukristi ir susižaloti. Kaip gerai, kad mes dabar kartu tą žaizdą išvalysim, sutvarstysim ir būdama tik 5 metų, tu žinosi kur kas daugiau negu žino tavo bendramžiai. Taigi kaip gerai, kad tu ką tik nukritai, kokią pamoką tu iš to gavai. Nu ir po to ten ta istorija toliau tęsis, bet mintijo, kaip gerai, kad. Tai čia iš tikrųjų, kaip aišku, normalu, kad mes galim visi susifeilinti, taip yra neatsiejama gyvenimo dalis, bet klausimas, kaip tu į tai sureaguosi. Po to, ar vėl susifeilinu, reiškia, aš nevykėlis, man nesigauna ir taip toliau. Viena reakcija labai dažna, kita reakcija. Supratau, šį kartą jau geriau negu šiandien padariau vėl feilą, sutinku, bet jau kaip gerai, kad dabar aš jau žinau, kad to nebedarysiu, dabar darysiu tą, tas, super gerai, feilas brangus, skaudu, bet aš jau išmokau kažko išmokau. Tai kaip gerai, kad va šita mergina, kuri mane atstūmė, nemalonu, aišku, taip sakoma, bet man davė labai gerą pamoką. Einu toliau. Tai klausimas, žinai, kaip tu pažiūrėsi tą situaciją. Žinai, tas yra mūsų gyvenimas 10% situacijų ir 90% taip, kaip mes į tas situacijas reaguojam. Čia kaip mes jas priimsim. Labai patiko šitas kaip gerai, kad reikės pritaikyti ir savo gyvenime. Nes dažnai situacija, žinai, visą laiką požiūrio klausimas. Taip, tikrai taip. Tai būna labai skaudžių situacijų, aš to neneigiu ir taip toliau, priimitas, taip, skaudu, bjauru, feilas, klaida, dar kažkas, bet supratau, brangu, bet išmokau. Kaip gerai, kad einu toliau. Žodžiu, išvada iš to, ką tu sakai, pasidaryčiau tokią, jog kad ir kaip besistengtum būti ramus, pavyks ar nepavyks, bet geriausia yra turėti planą B, tai reiškia, tas planas B, tai mokytis kažkokios pamokos iš to, nebijot suklysti. Aš klausimas, kiek ta klaida, kiek kartosius po to, jeigu vėl kartos, reiškia, kažkas ne taip yra, bet nesimokai, reiškia, nesimokai, nedarai išvadų ir taip toliau, bet tai neatsiejama dalis, kad mes klystam. Žinai, dar bendravime su žmonėmis, įsivaizduokim kažkokios naujos kompanijos, tas pats pasimatymas, čia vaikštai palei upę, žinai, taip toliau ir nori būti įdomus ir visi sako, humoras visą laiką yra geras dalykas. Taip. Bet kaip tinkamai juokauti ir kaip tinkamai įterpti humorą į bendravimą, nes, žinai, kartais tas humoras gali pasirodyti toksai keistas, nesuprastas, kur, žinai, tau pačiam juokingo, kiti visi žiūri arba matai juokiasi dirbtinai, nes, tipo, kad... Iš mandagumo. Taip.
Tai kaip su to humoru? Čia, žinai, grįžkim prie to, ką pačiu pradžiu šnekėjom apie tavo, žinai, formulę tą nukalibruok žmonės, žinai. Ir sakykime, aš galiu, pavyzdžiui, pajokauti. Aš nepažįstamą kompaniją, pasakai kažkokį juoką, sakykime, kas tau juokinga ir taip toliau. Nu, iš karto žiūri reakciją. Ar yra reakcija? Ar žmonės kažkaip reaguoja, ar dirbtinai, ar visai nereaguoja? Supratau, reiškia, šitas nepraeina. Čia šito geriau nesakyti, sakykime. Pabandau kitą, žinau, taip ir bandymų būdų ir bandai, nes gali labai nepataikyti, bet tarkim, vieną kartą nepataikai, pamiršom viskas, daugiau 8 kartos. Nebešaudyk dar kartą. Pamoka išmokta, žinai, klausimas, kaip tu išeini po to. Ar toliau šaudai tais tušiais ir tik tai gadini santykius, ar kaip tik supratau, šitą atsitraukiam dabar panašiai. Ar gali vienas juokas kažkoksai, pavyzdžiui, bandant užkalbinti merginą, sugadinti visą tą bandymą? Be jokios abejonės. Va čia būtų juokas, žinai, tokia laida mano vaikystėje buvo juokas dalykas rimtas. Kažkaip, nepamenu, brigados kažkas nebuvo. Bet tikrai taip, juokas dalykas rimtas, tu gali labai sugadinti. Nors norėjai nekaltai pajuokauti, bet totaliai nepataikė, tai žinai. Tai kaip geriau nejuokauti? Nu tai žinai, yra tos temos, sakykime, yra politika, religija, seksas, tai iš viso tabų temos, ypač pačioj pradžioj, kad nepažįsti žmogaus. Tai čia sieja ir pasimatymus, ir verslo, ir bet ką. Nereikšmiškai, nebent jau taip gerai pažįsti žmogų, ten kaip nulupta gali juokauti, kom nori, sakykime, bet tai yra išvaizda, sveikata, visi tie dalykai, nu čia yra labai, nebent tai pagirti žmogų, sakykime, bet juokauti, apie save galbūt apie išvaizdą gali kažką ir tai atsargiai, žodžiu, tai yra. Nes gali pagalvoti, kažkoks iš savęs čia juokiasi. Jo. Tai žinai, kai kažkas mums paklausė, sako, tai jeigu negalime apie politiką, religiją, seksą, apie ką tai juokauti, gali būti ir toks dalykas, žinai, bet tai yra pradžio labai subtiliais mažai žingsniukais, pažiūrėk, kaip aš galiu juokauti, kiek tas žmogus priima humoro jausmą. Aišku, būna labai liūdna, kai žmogus neturi humoro jausmo, praktiškai čia yra labai blogai, yra labai liūdna, sakykime, bet pasibandyti reikia, bet nusikalibruoti, kiek toli aš galiu su to žmogumi juokauti. O galbūt iš karto, pats pirmas juokas, iš karto reakcija, tu matai, kad tavo žmogus. Viskas. Juodas humoras, tavo žmogus. O tada yra, dažnai. Bet toli gražu ne su visais. Ok, o tada jeigu mes pažvelgtume iš kitos pusės, kokios temos būtų pačios geriausios pokalbio pradžioje? Na, įsivaizduokim, aš esu pakviestas į renginį, nežinau, dabar vyksta ten koks nors renginys, kur aš absoliučiai nieko nepažįstu, gal vieną žmogų, kuris mane pakvietė, bet jisai ten bus ant scenos ir aš jo realiai nematysiu ir bus visai svetimi aplinkui žmonės, kur aš nežinau, kažkaip tai reikės užmegzti santykį, kažkokį kontaktą, ne? Tai kokios temos būtų tokios pralaužiančios pokalbį svetimoje aplinkoje, kuomet tu nieko nepažįsti? Tai gali būti, pavyzdžiui, pakvietė draugai pas save į svečius ir ten visiškai svetima kompanija, kur tu net nežinai, ką jie veikia, ko užsiima, hobių bendrų neturit. Jie ten, pavyzdžiui, 20 metų jau pažįstami, o tu jų net nepažįsti, jie visi hihihaha, o tu net nelabai žinai, apie ką kalbėti. Kokios yra pačios geriausios temos užmegzti pokalbį, kad tu įsilietum į kompaniją? Klasikinės smalltalko taisyklės, geros smalltalko taisyklės. Tarkim, aš dabar atėjau čia pas tave į studiją į svečius. Pirmą kartą. Sakykime, aš matau, kad, klausyk, koks fainas, čia geras, čia niekada nebandžiau šitie vitaminų gėrimas. Iš kur čia gauti, apie ką skanus gėrimas? Tau tai yra svarbu greičiausiai, nes tai yra tavo teritorijoje. Ir aš pamatau, kas tai yra tau svarbu ir užduodu tau su tuo susijusiu klausimą. Tai parodymas susidomėjimą tavo kaip šeimininko žodžiu, tai erdvė. Ir greičiausiai man pradėsi pasakoti. Po to sakau, bet čia geras, Record in Vilnius, čia gerai, kažkaip geri tokie lempos fainos, iš kur tos lempos, kaip. Tai yra, aš kabinu tai, kas yra tavo auditorijos, skanuoju, kas yra pas tave tavo erdvėje ir aš su tuo tave kalbinu, kad suprasiškas, kad man tikrai labai įdomu, kuo tu gyveni. Atinu nepažįstamą erdvę, sakau, bet klausykit, kas jūs, kiek pažįstate šeimininką, aš va čia naujas žmogus, gal galite man pagelbėti, prasme, kiek jūs pažįstami, iš kur pažįstami ir taip toliau, faina, graži erdvė, gražus renginys, ką jūs apie tai galvojate, tai yra, tai yra temos, kurias pats diktuoja tavo gyvenimas. Nekalbant apie tai, kad oras, amžina tema, kurią galima šnekėti ir panašiai, bet čia, žinai, čia tokia tema, čia iš nevilties, sakom, kai jau nėra be kito šnekėti, bet yra tiek daug aplinkoviško galima užsikabinti ir su tuo užduoti kitam žmogui klausimą. Tai čia, žinai, čia turi būti labai žvalgus žmogus. Šitą išmokti galima, to įžvalgumo, nes tai, ką tu sakai, tai tu turi labai stebėti aplinką ir čia spontaniškai, taip organiškai sugalvoti temas, apie ką kalbėti, nes ne kiekvienas gali tą daryti, žinai. Išmokstami dalykai, čia yra įgūdžius, tikrai įgūdžius. Pavyzdžiui, jeigu atėjęs pasakyčiau,
pastebėjau, žinok, čia važinėjau su mašina aplinkui, čia, su parkavimu, čia yra problemėlės pas jūs, žinokit. O čia blogai būtų. Kiek pas mus tokie, palauk, man atrodo, iš 70 pašnekovų gal 40 yra tai pasakę. Šitas piešiau matėjau, nes mano ofisas šią šalia, aš piešiau matėjau, bet čia yra blogas maltokas, bloga pradžia, kas iš karto praktiškai aš tai kritikuoju, sakykime. Bet, pavyzdžiui, kokia graži erdvė, kur pas jūs yra viskas. Aš sakau, šiek tiek tavo kaip šeimininko savivertę pakeliu. Nuo negatyvo nepradėti. Jokiais būdais. Tai iš tikrųjų tai... Netgi jeigu tai nėra apie mane, nes parkingas nėra apie mane, parkingas yra savivaldybė. Taip. Bet vis tiek tai yra arti mano aplinkos, tai gali būti man kaip toksai kažkoks negatyvas, kad tu čia tokiam rajone dar kažką... tą ofisą čia studiją turiu. Bet, sakykime, wow, kokia šauni, kokia jaukia erdvė. Seniai jūs čia, sakykime, viskas. Jau tave kraiškas. Ir tada, kai tu pradėsi kalbėti, aš to kalibruosiu, reiškia, tinka ta tema, netinka, kiek tu esi kalbus, kiek tu linkęs išsipasakoti. O gal pasakai, taip graži erdvė. Supratau, reiškia, maža kalbis, reiškia, man reikia daugiau šnekėti, galbūt. O pavyzdžiui, tokiu atveju, jeigu žmogus tikrai yra maža kalbis, kur sunku prakalbinti ir tiesiog jo yra toks būdas, keli žodžiai ir tyla. Ar su tokiais žmonėm, pavyzdžiui, tęsti, bandyti juos prakalbinti, ar tiesiog jisai toksai bus ir tada tau daugiau reikia kalbėti? Pasibandom, žodžiu, pavyzdžiui, sakykime, maža kalbis. Taip, viskas gerai, taip, ačiū už klausimą, sakykime. Okei, jisai maža kalbis. Pabandau aš pakalbėti daugiau, sakykime, kalibruoju žmogų. Ar jisai klausosi, ar matau, kad žmogus savam pasaulį gyvena, reiškia. Matau, reiškia, jisai maža kalbis, manęs nesiklauso. Super, tai ačiū labai, gražaus vakaro, pasimatysim dar, ta prasme. Aš išbandžiau ir taip, pakalibravau žmogų, jam yra gerai, reiškia, einu prie kito. Neužsistoviu. Viskas tvarko, bet aš padariau žingsnį, prasme, aš jo paklausiau, aš pats pabandžiau pasidalinti, matau, kad žmogus galų galiais neina į kontaktą, čia yra jo sprendimas, tvarko, aš pabandžiau, šalia pilna kitų žmonių, eisiu pas kitų žmonių. Okay. Bet dėmesingumas nereikšmiškai, čia būtent tas, o kiekvienoj erdvėje yra kažkokių išskirtinių detalių. Mes šiek tiek palėtėm apie tuos asmeninius dalykus, apie jausmus, žinai, kad nusiginkluoti prie žmonės, bet kiek yra svarbus tas asmeninių trūkumų įvardinimas, nes esu girdėjęs įvairių teorijų, kad kartais yra gerai kalbėti apie asmeninius trūkumus, net ir aš šią laidą pradėjau nuo savo asmeninio trūkumo, kad man jaunystėje sunkiai sekėsi ir taip toliau. Kiek tai yra gerai atvirauti apie save ir apie savo kažkokius trūkumus, nežinau, galbūt nesėkmes, ar atvirkščiai geriau apie tai nekalbėti viešai. Jau kalbėtume apie viešus žmonės, apie tos žmonės, kurie, pavyzdžiui, atėjo į naują kompaniją, čia 20 svetimų žmonių ir jisai pradeda kalbėti ir jisai va čia dabar nusiginkluoja. Taip. Ar to reikia ar nereikia? Prisiminkim, kad yra turinys, forma ir kontekstas. Kokiame kontekste aš kalbu ir su kuo aš kalbu. Sakykim, pavyzdžiui, kontekste, kai yra nepažįstami žmonės, aš ką turiu pasakyti, tai greičiausiai aš nepulsiu pasakot, kad nemoku kalbėti ar dar kažką. Čia būtų tokia informacija, kuri gerokai menkina mano gebėjimus ir menkina informaciją apie mane, sakykime. Tai yra slopina mano, tai žemina mano savivertę. Bet jeigu aš, pavyzdžiui, pasakysiu, matydamas tiek daug šaunių pirmą kartą žmonių, tikrai šiek tiek jaudinusiu, tikiuosi, jūs mane suprasit. Be abejo, nes tai nuoširdžiai padėkoju, sakau, pagyrėtų žmonės. Tiek galiu būti atviras. O po to žiūrėsiu pagal situaciją, kiek dar reikia to atvirumo toliau. Taip, bet kas sako, atvirumas tai yra informacija apie mus. Klausimas, ar tai stiprina mūsų pozicijas, ar silpnina. Ir čia pagal situaciją, pagal kontekstą mes galvojam. Ar gali būti, pavyzdžiui, jeigu tu esi geras retorikas ir tu žino visi, kad tu esi tame labai stiprus, nežinau, super ten kažkoks verslininkas, išeina Zuckerbergas ant scenos ir sako, Dieve, aš tai žinot, aš tai pataupau visą laiką ten. Ir stengiuosi visą laiką pirkti tą pigiausią šokoladą. Vis tiek nieks nepasakys, kad jisai ten skrudžas kažkoks. Vis tiek visi žino, kad jisai turi pinigų ir leidžia savo gyventi ir taip toliau, jisai gali taip atvirauti. Ar tada gali žmogus atvirauti, kai visi žino, koks jisai yra, kad ir jį pirmą kartą mato, nes, žino, kokia jo situacija. Ar vis dėlto irgi taip nereiktų daryti? Žinai, bet tokiem žmonėm praktiškai, supranti, jie gali sauliaisti. Čia jau jie gali sauliaisti. Nes jie yra labai vieši žmonės, labai daug informacijos, bet mes žinome, reiškia, jų ir turtą ir dar kažkas, žmogus gali ir tai bus priimta vos netarsi juokas, žinai, sakykime, tvarkoj, nes mes ir taip apie tai viską žinom, tu pajuokauk. Mažiau žinomas žmogus, nes gali labai surizikuoti. Užlipa ant scenos, pavyzdžiui, kalbu, sakau, perku pigiausią šokoladą. Ir kas tai reiškia, kad tu pinigų neturi, kas čia tau yra. Ar susigadinti reputaciją gali. Klausimas, tai būtent tokia informacija, kuri gerokai silpnina mano pozicijas, kad dar manęs niekas taip nepažįsta per daug. Tai va, tokį atvirumą geriau pasilaikyti vėlesniam laikui. Aš net ir buvau tokį, žinai, savo sugalvojęs vieną klausimą apie bendravimą su kaimynais arba bendradarbiais, nes, žinai, būna didelės korporacijos, 4000 darbuotojų, lyg ir visi dirbat kartu, bet, žinai, labai nepažįsti. Ir tie smoktokai visą laiką vyksta liftuose, laiptiniai susitinkia.
Tai irgi lygiai tas pats, ne? Atrodo, kad viskas gerai, bet vat, reiktų stengtis kalbėti ne apie problemas, o apie kažką pozityvaus. Čia, žinai, visi mes esame žmonės skirtingi, bet klausimas, nu, apie problemą aš nekės ir bus, čia tas, kur problematiškas iš tos skyrius. Ten greičiausiai visi tokie problematiški. Pagalvok, kokios pasiekmes to negatyvaus smalltalko, kad ir lifte, sakykime, kad ir korporacijos, sakykime. Tam skyrių marketing, ten visi tokie, žinok. Ten yra visi labai faini, jeigu tu ten dirbi, ten tik viskas. Tai gerai, va taip ir taip domino efektas. Supratau. O, čia geras. Gerai, tai dabar pereikim prie tokių labiau asmeninių bendravimų su žmonėmis. Pavyzdžiui, vienas iš tokių, kaip kurti santykius, net ne santykius, o tikrą draugystę. Kai sako, tikri draugai. Bet tau yra 30, tau yra 50 metų. Ir, nežinau, ten su kursiokais nebendrauja, daug draugų emigravo, galbūt jau kažkoks ten tau 50 metų draugas ir mirė. Ir neturi tų gerų draugų, liko tik tai tavo ten vaikas, žmona, ir tau žmona priekaištauja, kad tu, kai tik tai išeiginės ir jinai kažkur išeina, tu nuo badyla sėdi namie ir neturi kur išeiti, nes draugų neturi. Taip. Nu ir visą laiką sako, tokiam amžiui labai sunku susirasti draugų, nes jau toksai ir pats susiformavęs, ir charakteris susiformavęs, ir jau tie turbūt savo draugų turi, ir tu čia nėra ko lysti į ten. Ir kaip va tokiam amžiui, kai esi jau suaugęs, nes dažnai būna, kad suaugę dažniausiai bendrauja su tais draugais, su kuriais mokykloje buvo, universitete, ir taip susiformuoja tos draugų kompanijos. Bet kaip tą kompaniją susikurti, kai tu esi suaugęs? Gal yra čia kažkokių būdų, įgūdžių? Labai geras klausimas, kadangi aš jį labai asmeniškai priimsiu, nes man yra virš 50 metų, žinai, yra. Tai ir aš galiu pasakyti, va, jau 2 metai, kai aš susiradau labai daug nuostabių draugų. Tikrai. Aš būtent praėjau per tą laikotarpį. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, jaunystės draugai mes palaikom santykių ryšius, bet, jie pakankamai reti, nes, rutina, šeimos ir taip toliau natūralu, kad, daro savo reikalą. Bet gavos taip reiškia, kad aš savo geštalto terapijos studijas pratęsiau Rygos geštalto institute. Ir pernai metais išvažiavau mokytis į Rygą. Taip, žiūrėškės tokios aplinkybės čia pasikeitė. Ir Rygoje atėjau visiškai nepažįstama grupė, kur jau 3 metus susiformavus buvo, reiškia, ir aš per 4 metais prisijungiau, žinai. Bet kas yra, kas mus vienė? Panašus amžius, praktiškai visų, ir plus yra bendras interesas. Mes matom pasaulį, matom, reiškia, visą profesinę pusę, tą pačią kryptim. Ir tu supranti, kad ko tau labai trūko, galbūt artimiausia aplinkoje, to paties matymo, profesinio, būtent yra tas pats interesas, tas pats pasaulio suvokimas, ta pati pasaulėžiūra, o iš to paties tas pats panašus humoro jausmas, ir aš matau, kad geras, pasirodo, reiškia, įmanoma. Ir ne vieną, ir ne daugiau negu 10 draugų galima susirasti. Interesai. Aha, tai reiškia, jau kai esi suaugęs žmogus, tai vienyje tik interesai. Galbūt ir dar kažkas, aš kalbu labai nuo savęs, interesai labai svarbu, iš tikrųjų, šiandien susiformavęs, aš jau turiu savo požiūrį, turiu savo matymą ir iš tikrųjų, galima ginčytis, galima visų. Žinai, kaip tokie amžiaus žmonės sako, nebėra apie ką su jais šnekėti. Ir su tuo nebėra, su tuo kažkur skiriasi interesai. Tai supras, kas tau yra, kur tavo interesai, kas tau yra svarbu ir ieškok bendraminčių. Žinai, kad tam kažkada filme pasakyta. Gyvenime svariausia surasti savus ir nusiraminti. Tai va, jeigu tu žinai, kas tave domina, ieškok bendraminčių. Bet jeigu žinai, tavo atveju, tai tu nuvažiavai mokytis ir tu mokėsi, tiesiog pakeitė vietą. Bet čia interesas buvo tas pats. Bet jeigu žmogus gyvena jau nusistovėjusi gyvenimo darbas, namai, nežinau, ten nueina į sporto salę, pasportuoja ryte, kai žmonių nėra. Kai žmonių nėra. Arba gal ten vienas kitas žmogus yra, žinai, bet tiesiog jis ateina atidirbti savo darbą, nėra sportininkas. Aš suprantu, kad gali ten, žinai, sakyti, sporto salėje gali susirasti kompaniją, bet, tai retas dabar atvejs, nes ne būreliai, tai sporto salė visai kas kita. Bet ką jam tada reikia ieškoti naujų veiklų, kad tų draugų susirasti? Jisai turi kažkuo tai pradėti domėtis, pradėti lankyti, nežinau, kursus kokius, naują sporto šaką ir taip toliau. Tasme, toks jausmas, kad jam desperatiškai reikia pradėti tą daryti, nes natūraliai tie draugai neteina. Žinai, kai čia tam, iš pažinties atėjo, žodžiu, pas kunigą žmogus ir sako, ten šventas tėve, nerūkau, negeriu, sportuoju, vienas, blogų kompanijų neturiu, žodžiu, anksti numiegoti, anksti keliuosi, ar aš gyvenu teisingai? Kunigas sako, teisingai, bet žiauriai nuobodžiai. Tai čia, greičiausiai vėl grįžtam prie to žodžio smalsumą, žinai. Galbūt žmogui yra taip gerai. Jeigu jam yra gerai, viskas tvarko, tai tvarkoju, jam yra viskas tvarkoju, reiškia. Bet jeigu žmogus jaučia, kad vėl kiek aš
kiek aš smalsauju savo gyvenimu, žinai. Ar man iš tikrųjų taip yra gerai, ar prašiausiai aš matau, kad jau kitaip nebegali būti. Tai jeigu matai, kad kitaip negali būti, bet nori, kad būtų kitaip, tai ieškok, žmogau. Šiais laikais pasirinkimo galimybių veikloms yra daugiau negu reikia. Tik tu išsirink, suprasti. Aš galvoju, tu po tos išpažinties sakysi, kad kunigas pasakė, tai pradėk gerk rūkyti ir eik vėliau miegoti. Čia jau pasirinkim, to aš nesakiau. Čia galbūt apie tas smalsumą kalba ir be jokios abejonės. Tai yra, žinai, kiek smalsus tu pats savo esi, žinai. Kiek smalsų galimybės yra. Nežinai, kai sako, aš tarp kitko turiu netgi bendramžių, kurie sako, žinai, mano amžių jau yra. Ką reiškia tavo amžių? Žmogaus, tai naudokis galimybėm, vaikai užauginti, ta prasme, kompetencijos. Beje, šitas klausimas gimė iš to, kad žmonės dažnai taip sako. Taip, tai atsiranda galimybės, dabar tu gali gyventi galų gale, kaip galbūt daug metų svajoji. Aišku, nėra jėgų, nėra energijos, bet tai viskas priklauso nuo tavęs. Bet gerai, įsivaizduokim, žmogus lyg ir rado bendraminčių, galbūt su kolegom susibendravo, bet vyksta vakarėlis, o jam nepaskambina niekas. Ir jis toks atstumtas jaučiasi. Kodėl taip nutinka, kad nepritampa kompanijai? Ar tai yra būtent tie žodžiai motivatoriai, ar tipo, nežinau, ten humoro pritrūko, ar kas, atrodo, ir bendravau, ir šnekėjau, ir ten ir tą dariau, bet, kažkaip, jų susiformavusi žmonių grupė jau 3 metus. Jie visi švenčia, o mane pamiršo. Įsivaizduokim tavo taip situacijų būtų, žinai, nepritapimo atveju. Kokia yra priežastis? Žinai, čia sakau, neatitiko dažniai, žinai, nesuvaibinom. Gali būti toks dalykas. Ir ko gero čia atsakant tavo klausimą, aš sakyčiau, planas B, neatitiko, nepakvietė, ką. Buvau vienas ir per daug manęs nenustebins. Gali būti toks dalykas. Tikrai atrasiu veiklos ką vienas veikti, kaip vienas variantas. Bet kitas variantas yra, kadangi, kaip sakau, jau galima savo teleisti, jiem pats paskambins, ko manęs nepakvietė, ateinu pas jūs. Čia, žinai, vis tiek neturiu ką prarasti. Vis tiek, čia pasirinkimas. Aišku, kad teik, mes gal, pavyzdžiui, pamiršom dar kažkaip. Gali būti daug priežasčių, žinai. Aišku, kaip ten jausis, nežinau, čia kitas dalykas, bet, čia gali pasiklausti. Mes prieš gerus metus turėjom laidą su Tomu, ir Levuliu. Ir su juo mes kalbėjom apie baimės ir jisai sakė, kad jeigu taip nutinka, tai tiesiog, paimi ir paskambini. Ir sakai, Hebra, kodėl jūs manęs nepakvietėte? Taip. O tai kas yra, kodėl aš irgi norėčiau? Taip. Tiesiog pasakyti ir, proaktyviai tą padaryti, bet pas mus būna ego, kad, kaip aš čia dabar skambinu. Nes lengviau kentėti tada, žinai, kentėti manęs nepakvietė, reiškia, aš nereikalingas, reiškia, dar kažkas, ir užsisuka tas ratas. Overfinkinimas. Overfinkinimas, kuris mūsų charizmą slopina be gailesčio, žinai, tai čia jau tavo pasirinkimas, kiekvieno mūsų pasirinkimas. Žinai, aš dar apie charizmą galvodamas pagalvojau, o gali jinai palenkti žmonės į savo pusę, net esant blogom paskatom? Jeigu, žaisti charizmą taip, kad norint blogą padaryti. Čia, žinai, man iš karto kokie psichopatai, sociopatai, žudikai. Žinai, kaip kurie ten su to moterim, ten amerikietis, kaip jisai ten palauktas. Tedas Bandis, Tedas Bandis, kuris mergišius buvo ir ten virš 50 moterų nužudė. Bet jis ten buvo gražuliukas ir labai mokėjo bendrauti su moterim. Kaip atskirti, jeigu taip vyksta? Čia yra labai tavo toks, čia toks fenomenas toksai yra nesuvokiamas, nes paimkime tokį dalyką, visi pasaulio blogiukai, patys didžiausi, diktatoriai, baisus, autokratiniai valdovai, jie yra labai charizmatiški žmonės, labai. Tai nori pasakyti, ir Putinas yra labai charizmatiškas žmogus, kad juo taip ten milijonų, 200 milijonų eina paskui jį galvas ištiesia, tai daug ką pasako. Paimkime Hitleris, kai buvo, Musolinis, kai buvo, tai yra Napoleonas, tai buvo beprotiškai charizmatiški žmonės, tik klausimas, kokie buvo ketinimai. Ir žinai, aš galiu pasakyti, kad charizma tai yra kaip peilis. Taip gerai pagalastas peilis. Klausimas vienintelis yra, kieno rankose tas peilis yra. Jeigu, tarkim, charizma, tai tas peilis yra kulinaro rankose, tai puiku, jisai pagamins valgyti ir visi bus sotus ir laimingi. Jeigu tas peilis yra nusikaltėlių rankose, tai jisai tampa pavojingas visuomenei. Ir va čia mes priėmėme to dalyko, reiškia, tavo moraliniai įsitikinimai, etiniai įsitikinimai, kokiu tikslu, su kokiais ketinimais tu savo tą charizmą naudoji. Aš esu net skaitęs apie Hitlerį, kad jisai tas pačias ideologinės frazes sakė, kurias sakė prieš tai kiti, bet jisai mokėjo taip įteikti ir taip pasakyti, kad juo tikėjo visi ir paskui ėjo. Taip.
Tiesiog jie net nematė, kad tai gali išsivystyti į blogį, nes, Ir tai yra absoliučios charizmos, super charizmatiškas žmogus. Klausimas, kokių ketinimų jis norėjo, kokius turėjo. Tai čia viskas apie tai. Tai to atpažinti realiai neįmanoma, ne, jeigu žmogus turi blogų paskatų. Įmanoma, bet žinai, sako, čia reikia šiek tiek treniruoti savo intuiciją. Kartais būna jauti, kad viskas labai gražu, taip viskas tvarkoja, taip, žinai, paimkime patys sukčiai, kurie skambina telefonu, sakykime, dar kažkas. Pavyzdžiui, kodėl tiek daug žmonių savo pinigus atiduoda? Nes jie moka prieiti prie žmogaus, jie girdi žmogų, jie palaiko, jie labai empatiški, viskas, bet ketinimai yra baisus. Ir iš tikrųjų mažiau treniruotas, sakykime, žmogus jis net pažįsta, gal tikrai manim rūpinasi, tikrai manim domisi, aš svarbus, aš tikrai noriu prisidėti prie bendros gerovės, bet čia kažkaip pinigų sąskaitoje nebeliko. Tai čia yra šiek tiek treniruotas, labiau patyręs žmogus, jis gerai, skambink kitą kartą kitiem ir panašiai. Tai čia yra... Kaip atrodo treniruoto žmogaus kalba arba intonacija, kai tai yra nepatogus klausimai, kurie ir parodo, kad tai yra kažkas tai, negero. Galėtum, įsivaizduokim to mano bičiulio situaciją. Gal net jis klauso laidą ir jam bus labai, labai geras praktinis, kaip sakant, dabar kas iš karto on the spot atėjo, žinai, sakykime, tu žinai klausimą, tokį šiek tiek giliau lendi į kitą žmogų, žinai, vertybinius dalykus. Ir staiga žmogus išpiškina labai teisingą atsakymą. Vos ne kaip knygoje perskaitė motyvacinį. Ką tik perskaičiau, žinai, motyvacinį išmokau mintinai, taip tiksliai neužsikirsdamas pasakė, kas jam arba jai yra svarbiausia. Ir žinai, man tokia dar mintis, kažkur aš jau tai esu girdėjęs. Kažkur giliai pasąmonės tokios mintis. Tai galvoju, per nelyg gerai, kad tai būtų tiesa. Eik dar geriau, kaip tada žmogus atsakinės. Gal kažkur pritrūk žodžių, gal vėl baigsis tie atsakymai išmokti, žinai. Stebėk žmogų. Ne tik ką jis sako, bet kaip jis sako, kas keičiasi, ką tik šnekėjo vienaip, sakykime, palėtai gilesnių kažkokių niuansų, keičiasi žmogaus tonas, ar jis žiūri, sakykime, tau į akis, ar jis nežiūri, kas yra, sakykime, su kalbos tempu, pavyzdžiui, kad, greičiau pasakysiu, noriu prabėgti tą temą, sakykime, ar keičiasi tempu, yra begalės niuansų, sakykime, ir iš tos tokios mozaikos dėl, palagal, vėl tas pats, vėl kartuojas ta pati situacija. Beje, dėl greičio. O taip. Galėtum pakomentuoti, nes čia irgi daugelis praleidžia šitą. Kuomet žmonės bijo arba meluoja, jie dažnai labai greitą kalbę varo. Taip. Galiu pasakyti, pavyzdžiui, čia ir mano, sakykime, nuo mažų dienų aš turiu tą, pavyzdžiui, greitą kalbę fiziologinę, sakykime, aš esu, pavyzdžiui, vizualas ir aš noriu per trumpą laiką pasakyti labai daug. Ir dažnai pamirštu, kad klausytojai, ne visi klausytojai sugeba greitai klausyti. Čia aš pusiau juokai sakau, sakykime. Bet tai yra būtent tie dalykai, aš tą žinau, aš to daug metų dirbu, žinau, kad čia reikia man padaryti pauzę, nusiraminti, pakvepuoti, žandikaulį pastiprinti, liežuvį, nes, pavyzdžiui, kai daug kalbi, kadangi elementariausiai kažkur tai pavargsta ir pradeda greitą kalbę kalbėti. Tai yra viena fiziologinė greitą kalbę. Bet kitas dalykas, jeigu žmogus, pavyzdžiui, kalbėjo tam tikrom temom ramiai, užtikrintai ir staiga kažkur prabėgti nori, staiga tarsi. O po to vėl ramiai. Tai klausimas, kodėl jis, kad toj vietu, toj temui vieną kartą, kitą kartą jisai tarsi kalba greitą kalbę. Reiškia, noriu greičiau, nes pasąmoningas noras, kad tai greičiau pasibaigtų. Reiškia, arba tu čia nežinai, arba esi nepasiruošęs, arba dar kažkas. Va čia klausimas, kaip aš kaip klausytojas į tai sureaguosiu. Iš mokytojų, iš mokymų pusės, pavyzdžiui, ką aš esu pastebėjęs, kažkada pas mane jaunystėje ir dabar pas savo kelis kolegas, pavyzdžiui, žmogus kalbėjo ir žino, kad ateina tam tikra tema, kuris nėra labai užtikrintas. Greitai prabėgsiu ir eisiu prie to, ką aš žinau. Jis greitai prabėga ir jau nori sakyti tai, ką jūs žino, bet būtinai kažkas iš auditorijos paklaus, o galima sugrįžti prie tos temos, turiu porą klausimų. Auditorija tai jaučia intuityviai, kad tu kažko nežinai ir dar kažkas. Tai iš tikrųjų, priklauso nuo konteksto, kur greita kalbė, kaip tas. Yra fiziologinė, yra būtent yra jaudulys galų gale, žmogus jaudinasi ir iš tikrųjų taip nori greičiau iškalt, kad kuo greičiau viskas pasibaigtų. Čia yra priklauso nuo konteksto. Tai iš karto mane sugrąžino universiteto laikus ir bakalaurinę gynimą. Va. Kai, žinai, kažkuria ten skaidrę įsijungi ir greitai sumalė ir po to būtinai paklaus iš tos skaidrės. Būtent žmogui, nes gal net nesąmoningai, kad kažko man čia tarsi pritrūko, gal sugrįžkim šiek tiek. Pagavo reikia. Nes aišku, ir klausytojų iš karto įtarimas, nes jisai visko neišgirdo, ką norėjo, nes buvo greitai pasakyta, jisai neįsidėmė. Kai tu lėčiau kalbi, kai tu paryškini žodžius kažkokius, tai automatiškai ir klausytojas daugiau atsimena ir jam kartot nebereikia. Tai čia tokia abipusė, žinai, gaunasi. Tikrai taip. Na, o dabar jeigu mes kalbėtume apie toną. Koks tas tonas yra prastas, kuris, sakyčiau, nuteikia neigiamai žmonės.
Nu, tai greita kalbė, tai jau toksai, žinai, nepatogumas. Taip. O koks tonas dar yra blogas? Balso tonas turime. Balso tonas. Na ir čia ir manau iš patirties žinom ir tyrimais yra įrodyta, ypatingai kalbant apie vyrišką balsą, tai yra, kad vis tik šiek tiek ramesnis, lėtesnis ir šiek tiek žemesnis balso tonas, ar žemėtės registrai veikia labiau įtikinamai, labiau daro poveikį, negu aukštas balsas, užaukštintas. Toks rėkiantis. Toks rėkiantis, nes kas yra, kai žmogus kalba šiek tiek ramiau, tokių, žinai, tokių, na, šiek tiek tokių žemesnių tonų, tai parodo, kad žmogus tikrai žino, ką jisai šneka, jisai yra užtikrintas savim, pasitikintis savim ir iš tikrųjų su juo ir nesikinčia. Kaip pavyzdys, sakyk. Ir, pavyzdžiui, būna situacijų ateina žmogus, nu čia iš klasikinių tokių auditorija, ten studentai ar mokymo dalyviai ir pasako, labą rytą visiems. Jis dar nieko nepasakė šiaip taip, bet jau niekam nekyla noras nei su juo ginčytis, nei jam prieštarauti, nes balsas lėtas, užtikrintas, žemas balsas, nuskambėjo, aš esu čia pagrindinis. Vėlgi tai yra mūsų pasąmoninis, tai yra noras paklusti stipresniam. Supratau, žmogus pasakė, dar nieko turinio nebuvo, bet jo tonas nuskambėjo taip, kad šito žmogum, juo mes galim tikrai pasitikėti. Kita pusė. Nu, gerus dalykus žmogus šneka, nu, fainai šneka, matos kompetitingas, bet žinai, būna žmogus va taip šneka, nu, tiesiog, nu, va tokiu balsu kažkas nenatūraliai užaukštintas. Ir tu netgi nežinodamas, nu, neturėdamas kompetencijos, tarkim, to srity, bet tu intuityviai tik, kad kažkas ne taip, va, tame balse nepasitikėjimas savim, sakykim, tai yra, ir jungiasi tokia atmetimo reakcija. Bet ar šito galima išmokti? Galima, 100%. Balsas yra tas dalykas, balsas tai yra duotybė, kurią turim visi, tačiau dažniausiai tai yra vaikystėje nuslopinti mes esam, energetiškai savo balso, iš balso pusės, bet tą galima atstatyti. Ir aš galiu išmokti kalbėti žemiau ir galiu pakeisti savo balsą, bet tai reiškia, kad aš dabar bandau, bet tai yra man pastangos. Tai be pastangų, žinai, kaip ten rusų kalboje, be pastangų net žuvies neištrauks iš akėtės, žinai. Bet žiūrėk, kas tai yra, pavyzdžiui, aš kažkada šnekėjau su žmogumis, įvedė vieną konferenciją, iš Latvijos buvo atvažiavęs vedantysis, aš žavėjausi to žmogaus balsu, žinai, toks yra žemas, užtikrintas balsas, žinai. Aš prie jūsų sakau, nu, tu profas, aš profas, sakyk, ką darai su balsu, sakau, taigi jaučiu, kad kažką. Jūs, tu kuklus žmogus jau dabar, nu, sako, ačiū, kad pastebėjot, sako, žinot, sako, 20 metų darbo radijui patirtis. Jis nuolat šneka į mikrofoną ir natūralu nuolat pasiaktyvuoti tie žemi dažniai, žinai, ir taip per tiek metų susiformavo tai žemo kalbėjimo tonas. Bet kai jūs su juo susitikote, jisai kalbėjo kitų tonų. Paprašiau šiek tiek, ačiū, tai prasme, kažkaip, nu, kadangi čia nereikėjo nei jam kažko pasakoti, jisai buvo toks, neformalioje aplinkoje, keičiasi, bet kai tik darbo aplinka, jam iškart jungiasi būtent dažnai šablonas kalbėjimo. Super, bet tai yra labai klausosi. Tu tuo žmogum pasitikė nuo pirmo žodžio. Dažnai, bet yra begalės įvairiausių nuostabiausių balso stiprinimo pratimų, tai yra. Balso stiprinimo, balso atverimo, balso išlaisvinimo pratimų, tai yra tik žmogus pasirinkti tau tinkamus, daryk kasdieną po kelias minutės. Čia nereikia ten valandų dar kažkas, važiuodamas automobilį dar kažkas, tai sakykim, tai yra keli balso pratimai, viskas, tu po kurio laiko pajausi didžiulį skirtumą. Tu gal nepradėsi kalbėti garsiau, ar jeigu, tarkim, buvai baritonas, tai bosu netapsi greičiausiai, ne apie tai aš neka, bet balse atsiranda jėgos ir energijos. Tu jau tik, kad tu tuos dalykus gali valdyti. Valdymas, taip, ir tu gali valdyti tą. Emocijas valdyti. O balsas tai yra lygybė ženklas su pasitikėjimu, vienareikšmiškai. Pavyzdžiui, kaip kartais mažai, kalbi ir jauti, kad gerai eina, balsas gerai skamba ir atsiranda tarsi noris išsitiesti, žinai, gerai eina, kiekvienas žodis galios įgyja. Tie, kurie tavęs klauso, galvoja, tas gerai žmogus šneka, geri žodžiai, mes įsidėsim tai, kai šneka, vien dėl to, kad balsas tau pasitikėjimo atveria daugiau savim. Net kai sakai, kad turinys yra 20%, tai čia labai svarbu. Taip, kaip tu tą pasakysi, žinai. Sakau, tas pats turinys skirtingų žmonių pristatomas visai kitaip skamba. Mes kalbėjom apie tai, kad italai, jie visą laiką labai domisi. Taip. Na ir faktas, kad turbūt tam, kad pokalbis būtų įtraukiantis, kad tu užkalbint naują žmogų, ar ten, nežinau, pats pokalbis ir čia būtų geras, ką aš ir stengiuosi daryti, aš daugiau stengiuosi domėtis tuo, ką tu žinai. Taip. Kiek yra naudinga arba kiek daug reikia kalbėti apie save, nes žiūrėk, čia yra pokalbis, tai mes kalbamės ir aš tave pakviečiau į pokalbį, ne? Tai savaime aišku, kad aš noriu gauti informacijos iš tavęs ir suteikti naudą savo žiūrovams. Bet dabar įsivaizduokim, mes susitikom su tavim kažkur tai neformalioje aplinkoje ir susipažinom ir norim vienas su kitu susipažinti daugiau. Koks turi būti tas, 50 ant 50 tai labai sudėtingai, bet kiek turi būti manęs ir kiek turi būti domėjimasis tavim tam pokalbėje. Kiek aš turiu apie save pasakot. Na, jeigu tai gerai, kitas variantas, paimkim, tai yra du vyrai, kurie susitiko
profesiškai, ar dvi moteris, kurios profesiškai, arba tai yra pasimatymas, kur vyras su mergina nuėjo pasimatymą. Kiek vėl turi būti apsikeitimo? Čia mes vėl grįžtam, žinai, prie to pardavimų plačiaja prasme, žinai, apie pasitikėjimą, apie užtikrintumą, apie santykio pardavimą, kad mes vėlgi norim kartu būti, tai Pareto dėsnis 80-20. 80% aš domiuosi tavim, nes aš noriu užmėgti kontaktą, 20% pasakoju apie save. Tu iš savo pusės darai tą patį mano atžvilgiu. Tai kaip mes susiderinsim? Kažkur tas išsibalansuos kažkur tai pusiaukelį. Bet žinai, bet tas dalykas, pavyzdžiui, vienas mano kolega Aurimas Vietrinas yra sukūręs nuostabią metodologiją, tai yra komunikacinių teritorijų teorija. Iš kokios teritorijos mes komunikuojam vienas su kitu. Pavyzdžiui, tu daugiausiai esi mano teritorijų. O kaip tu tą darytum, o kaip tas? Ir man labai fainiškas, aš atsiveriu, aš to pasakoju, nes jaučiu, kad tau yra įdomu. Jeigu, pavyzdžiui, aš sakytum, aš Artūras, aš čia tą turiu, čia tas, tik apie save, pavyzdžiui, kalbėtum, tai greičiausiai šio pusės valandos sakyčiau, ką aš čia darau. Nes tu būtum savo teritorijų. Tai va čia būtent tas ėjimas į vienas kito teritoriją. Mes vienas kitų domimės, bandom suprasti, kas yra. O jau po to, kaip sakau, eigoje mes matysim, kas kalbės daugiau, kas kalbės mažiau. Bet kaip atspirties tašką, čia tik tai, žinai, rekomendacinio pobūdžio. Kaip atspirties tašką 80% mėgis kitų žmogų. Ok. Taip, aš šitą girdėjęs esu. Tai šitą taikyti reikia bet kokioje situacijoje. Jeigu aš esu iniciatorius ir netgi jeigu nesu iniciatorius, irgi taip pat. Nes čia, žinai, irgi, įsivaizduokim. Mergina eina gatve savo rūpešiais, štai aš, toks visas fainas ir gražus, išmokęs visų charizmos dalykų, prieinu, užkalbinu ją, ir ką dabar, jinai automatiškai irgi iš karto tą metodą pradeda naudoti. Jinai nei norėjo pažindintis, nei ką. O tada aš jau kalibruoju, kas toliau, sakykime. Jeigu aš matau, kad jinai kalba, tvarkoriškas, aš toliau domiuosi jie, sakykime. Jeigu tai nepernidomėjimusi manim, tai aš toliau domiuosi jie, viskas tvarkoja. O nėra blogas ženklas, jeigu pasimatymo metu, pavyzdžiui, tavim nesidomi? Jeigu tai yra pirmas pasimatymas, manyčiau, viskas tvarkoja. Normalu, kad kažkas turimtis iniciatyvos. Jeigu tai tęsiasi jau kurį laiką, natūralu, kad gali iškilti klausimas tada. Ir aš net kažkur galiu paklausti, žiūrėk, o tau neįdomu, pavyzdžiui, kaip aš, ar dar kažką, gal aš galiu papasakoti kažką. Ir jeigu tikrai žmogui neįdomu, labai geras ženklas, kaip gerai, kad. Trečiam pasimatymui viskas aišku. Ačiū už dėmesį. Tai čia yra taip. Pirmas, nemanau, kad tai yra svarbu, žinai, pirmam pasimatymui. Tvarkoju, nes tu esi iniciatorius, tu domiesi. Po to gali būti pakankamai rimtas signalas. Bet čia turbūt irgi labai svarbi žinutė vyrukams. Nes iš daugelio merginų esu girdėjęs priekaištų, jog ateina į pirmą pasimatymą ir apie save. Aš ten buvau, aš tą turiu, aš tiek uždirbu, aš tokią mašiną vairuoju. Čia yra komunikacija iš teritorijos aš ir po kelių minučių paprasčiausiai mane tas pradeda erzinti. Žmogų kitą klausytoją. O kas man iš to, kad tu toks fainas esi? Nors suprantu, kad kietas iš saugiai jausius dar kažkas, iki kažkurio laiko man tas įdomu, bet tu nesidomi manim. Ir ką mes čia darom? Nes kalbėjimas tik iš aš teritorijos, kas, mes nemesgam santykių. Būtent, mesgimas santykių, sakau, be tavęs nėra manęs. Jeigu aš domiuosi tavim, tai aš mesgu santykių. Jeigu tu buvo domiuosi manim, mes mesgam santykius. Jeigu viena pusė reiškia, tai viena pusė santykius. Žinai, beje, dar apie pirmą įspūdį. Mes kai kalbėjom, tas pirmas įspūdis svarbus, bet įsivaizduokim, jeigu toj pačioj naujoje kompanijoje, aš iš karto nepatikau. Arba, žinai, būna labai dažnai tenai santykiuose pirmam pasimatyme tu nepatikai. Ar įmanoma pakeisti tą pirmą įspūdį? Buvo prastas juokelis, nežinau, prastai pradėjau aš tą pokalbį, temą nelabai gerą pasirinkau, netyčia apie politiką pradėjau ir tada gavosi, kad, manęs nelabai mėgsta, dabar aš ateinu ir nusisuka. Arba ten manęs į vakarėlį nepakvietė, nes turbūt nepatikau. Galiu aš pakeisti šitą įspūdį? Ar jau pirmas suformuotas įspūdis, jau viskas, jau kryžius? Žinai, kaip sako, niekada nėra galimybių padaryti antrą pirmą įspūdį. Toksai posakis yra. Bet aš pasakyčiau, statistiškai netokia statistika yra plaukianti, kad pirmas įspūdis tai yra 90% nuomonės apie tave. 90%. Reiškia, jeigu jisai geras, tvarko, reiškia, jau žalia šviesa, kalbam toliau ir panašiai. Jeigu jis nėra labai geras, kaip ir prasta situacija, bet dar 10% lieka. Tai klausimas, kaip tu išnaudosi tos likusius 10%? O kaip jos galima išnaudoti tos 10%? Nes čia atrodo labai mažai. Žiūrėkit, noriu atsiprašyti, praeitą kartą pro šalį lepti ir iš tikrųjų atsiprašau už tokį mano netaktą ir taip toliau. Galiu, toks variantas yra, sakykime. Supratau, kaip gerai praeitą kartą supratau pamokas, to nebekartoju, pavyzdžiui. Buvau apsirengęs vienaip, supratau, leptelio pro šalį, ne taip, apsirengiu kitaip, sakykime, kitą temą pradedu. Tai čia vėl, kokias išvadas aš iš to pasidarau.
Bet 10% visada yra. Žiūrėk, 10, 10, Atvirumas. dar po 10. Vėlgi atvirumas. Atvirumas, tikrai taip, tikrai. Plius išvados, kaip sakoma. Kaip? Nesinori žodžio vartot priversti, bet kaip sukurti aplinką, kad santykyje su kitu žmogum jisai jaustųsi su tavim atviras, kad nebijotų tau pasakyti jam svarbių dalykų. Nes esu matęs ir pats patyręs, kai santykiuose ir tai trūksta atvirumo, kai yra uždarumas, kad ir kiek metų praeitų. Ir tai dažnai girdžiu iš savo aplinkos, kad tą patiria. Kodėl jisai mane pasipasakojo, vėl jisai tik su savo draugeliais apie tai šneka, aš nieko nežinau. Atėjo piktas, o man nieko nesako, viską laiko savyje. Kodėl nubrėžiama tokia riba? Vat kaip sukurti tą jaukumą ryšyje su draugais, su tėvais, kaip tėvams su vaikais sukurti, kad jie pasipasakotų savo tėvams, o ne darytų kažką tai šone patyliukais ir po to tik tai, kai jau tenai pats blogiausias variantas atsitiko, parbėga pas tėvus, padėkit. Taip. Supranti, vat, kaip žmonių ryšyje sukurti tą atvirumą. Prieš keletą metų buvo toksai vienos, neminėsiu pavadinimą, įmonės buvo toks didžiulis renginys, mintis ten buvo tokia, reiškia, kad įmonės valdyba sukūrė vertybių sistemą naują įmonei ir mūsų buvo užduotis per tokius minimokymus, didelį renginį, tokį tas, reiškia, vertybės iškomunikuoti visiems darbuotojams. Darbuotojų tuo metu buvo apie 1000 buvo, reiškia, ir buvo du renginiai buvo Vilniui, vienas buvo tai pačiai įmonėje kitam mieste. Ir aš ten buvau vedantysis, moderatorius, viso tokie lauko renginiai, buvo tokie mokymai, flash renginiai apie vertybės. Bet dėl ko aš tą sakau, ten taip pat dar buvo, dalyvavo prie mūsų visos mokymų kompanijos, buvo Jurgis Didžiulis. Reiškia, kuris jau tuo metu, reiškia, propagavo tą, žinai, stilių, kad, reiškia, dainuoju kartu su visa minė, reiškia, kad tai būtent toks užvedimas. Ir dėl ko aš tą sakau, nes Jurgis, nežinau, ar jis pats sukūrė tą, ar pasiėmė iš kažkur, jis su visais dainavo apie tas vertybės, kad vertybių komunikavimas. Jis dainavo dainą, kurios priedainį aš prisimenu iki šiol su melodija. Nes priedainį buvo keli tik tai pagrindiniai žodžiai. Tai buvo klausimas ir atsakymas. Klausimas buvo toks, ar tau rūpi? Rūpi atsakymas. O tau rūpi? Rūpi. Tai yra, ar tau iš tikrųjų rūpi tas kitas žmogus. Čia yra formų, kaip ta rūpėsi, bet yra daug iš tikrųjų, bet kaip tarkim, aš jaučiu, kad tikrai kitam žmogui aš rūpiu, sakys, kai norėsi, galėsi išsipasakoti. Nebūtinai šiandien, bet žinok, man tikrai rūpi, kaip tu gyveni. Pasakyk, kada ateisi, kada bus pasiruošęs, kada norėsi, aš vis laiką su čia, kad tu man galėtum išsipasakoti. Žinai, aš jaučiu, ar tikrai kitam žmogui aš rūpiu ar ne. O tai, kai tu sakai, yra tie metodai, tai kaip parodyti, kad tau rūpi? Kad tau tikrai rūpi? Kokie yra veiksmai parodantis tai, sukuriantis tą jausmą tam kitame žmoguje? Tai, kadangi mano draugai Latvijų to neklausys, nes mes lietuviškai šnekame, ten mes kitą kalbą bendravom, tai aš pasakosiu tokią situaciją labai, va čia šviežiai praktiškai kelios dienos. Buvo vienai grupiokiai tokia situacija, žodžiu, kad ten kažkas įvyko praktiškai. Iš tikrųjų įvyko, žodžiu, ten tarsi konfliktinė situacija su kitais, žodžiu, aš ten tik buvau stebėtojas. Ir pertraukėlės metu aš matau, kad nesėdukė visai ne savo akim kažkur žiūri, žinai. Ir gavosi tik aš vienintelis pridėjau, sakau, ar tu viskas gerai. Nes ten tokia pakankamai arogantiška, tarsi tokia, reiškia, tokia moteris, tarsi taip atrodo, žinai. Nesako, man yra blogai, žinai. Visku nori išsipasakot? Nesako, nenori dabar išsipasakot. Visku, jeigu tik kada norėsi. Tikrai, nes man yra svarbu, kad aš matau, kad kažkas, jeigu tik kada norėsi, kada turėsi progą, tu žinai, kaip mane susirasti. Gerai, sako, ačiū. Kitą dieną mes turėjom labai išsamų pokalbį. Pati susisiekė, sako, jeigu dar tu gali tas pasiūlymas galiu, aš norėčiau su jam pasišnekėti. Tai, žinai, kiti iš karto gali pasakoti, bet, pavyzdžiui, ypatingai intravertai, tai jie išgirdo signalą, jeigu kada norėsi, jeigu tik tai bus noras, bet kada mane gali surasti, nes man iš tikrųjų rūpi, kaip tu gyveni. Žodžiu, nestumti žmogaus išsipasakoti, neversti jo to daryti, aš turbūt čia žinai link to, kad jeigu, pavyzdžiui, yra santykis ir poroje, koks nors ten, žinai, būna, nežinau, ten gal konfliktas, o gal tiesiog kažkoks, nežinau, nutilėjimas kažko, žinai, ten, kaip jautiesi. Gerai. Kas yra, papasako. Gerai. Tu ir vėl nieko nesakai, tai papasako. Tai nestumti. Jau šito nereiktų daryti. Ir, pavyzdžiui, pas tokius labiau introvertiškus žmonės, tai gali sukelti totalų pasipriešinimą, susiersmą, gal net dar konfliktas vienas gali būti. Supratau, kai būsi pasiruošęs. Tai šitoj vietoje reiktų pasakyti, kad kai būsi pasiruošęs, tu žino, kad man rūpi, galėsi išsipasakoti ir palikti, ne? Taip, čia žinai, nes, prievartinis atvirumas sunkiai įsivaizduojamas.
Natūralu. Ypatingai intravertus, jeigu tai kalbame apie intravertus. Ekstravertas turbūt jau iš karto. Tai sėsk! Tai neprašytas. Tai Daryk vyno, pasakoju. Ko gero taip. Važiuojam. Taip, ko gero taip. Pasiruošęs porą valandų taip, pasėdėti. Jau taip, skambink taip, draugiai, taip, pasakyk, taip, kad negrįši. Taip. Intravertų šiek tiek kitaip. Donaldai, aš dar noriu asmeniškai savo paklausti vieno dalyko. Kokių tu man duotum patarimų po mūsų pokalbio? Viso, ką tu girdėjai, klausėjai, kaip aš jį vedu, užduodu klausimus. Kokių tu man turėtum įžvalgų ar patarimų, galbūt netgi kokios nors kritikos argumentuotos su charizma ir retorika į mano pusę? Yeah. Aš tau galiu pasakyti, žinok, mes realiai, matyt, socialinė erdvėje matome vienas kitą anksčiau, žinai, bet realiai susipažinoma dabar prieš kelias valandas, taip ir fiziškai, žinai. Tai aš tau galiu pasakyti, buvo vienas momentas, kai aš supratau, čia mes turėsim labai gerą laiką prasmingą ir čia tikrai bus geras pokalbis. Ir tas momentas buvo gerokai prieš mūsų laidos filmavimą. Prieš mūsų. Ir tai yra ta savybė, kurią aš labai noriu ir pačiam paryškinti ir labai pasakyti komplimentą už tai. Ir nes kai kurie žmonės, net nemažai žmonių būtent lavina, daro tam tikras praktikas, kad tą savybę, žodžiu, išryškinti. Žiūrėk, kai aš atėjau, tu prieėjai, sakai, labas, aš Artūras. Viskas, aš supratau, kad yra tas žmogus, kuris iš tikrųjų, ta prasme, su juo galima šnekėti labai atvirai. Tu turi nuoširdumą ir smalsumą pašnekovui. Viskas, šiais laikais tai praktiškai, aš aiškiai suprantu, kad taip, aišku, čia laida bus, po to kitų pašnekovų, buvo prieš tai pašnekovų, bet aš supratau, kad va šiandien aš tas porą valandų, aš tam žmogui esu įdomus, nuoširdžiai įdomus, smalsiai įdomus, viskas, aš būsiu atviras, kiek galėsiu 100%. Tai va tai, kad tu turi, tai va šitą atsakymą, o čia visiems, kas to ieško, tai va čia yra gerai, Artūras tą turi, tai yra smalsumas ir nuoširdumas ir autentiškumas pašnekovo atžvilgiu, viskas. Čia, sakyčiau, pagrindinės 3 kolonos, o visi kita tik technika. Super, ačiū labai. Ačiū tau, malonu. Net iš karto paglostė širdį. Gerai. Ok, ačiū Donaldai. Ačiū tau, ačiū labai, tikrai labai šaunus laikas. Buvo labai įdomu, pats labai daug atsidėjau savo, žinai, tokių įdomių pamokų. Tikiuosi, kad buvo įdomu ir mano žiūrovams, tai ačiū tau, kad atėjai. Ir ačiū visiems, kurie žiūrėjote, nepamirškite uždėti laiko, paspausti mygtuko prenumeruoti ir aišku, kaip visada parašyti komentaro, ką galvojate apie šią laidą. O mes su jumis susitiksime jau kitą savaitę. Iki.